Ar ir vėl neišklačinus raundo draugelį su tavim nebenorėjo žaisti? Ar ir vėl nepadarai namų darbų ir tėvas atima tavo mėgstamiausią klaviatūrą? Ar ir vėl valant klaviatūrą iškrenta tie mėnesio užsilikę makaronai? Nebėda, aš žinau, ko jums padėti. Klaviatūros Shop yra šio epizodo partneris. Didžiausias klaviatūrų, pelių, kilimėlių pasirinkimas jų elektroninėje parduotuvėje. O su kodas OMA10 gausite dar 10% nuolaidą jūsų nuostabiai naujai klaviatūrai. O dabar bėkime į epizodą. Tai, blema, čia dabar ant įtampos tu mūsų pastatei čia. Kamera sukos pradedam ir dabar kalbam viens prie vieno. Gerai, gal, nežinau, pradėsiu šitą kamerą, ne? Sveiki visi, čia nejuokinga pokalbinė 55 epizodas. Turiu svečiuose Tomaš, ar Tomas? Ne, gal Tomašas. Tomašas? Aš suderinau tos du vardus į vieną. Rinkevič? Rinkevič šitą paliekam jo, nes tėvas kovoja už tą galūnę, norėjo įrašyti Rinkevičius, bet kadangi jis kovoja, tai nori pagerbti tėvą, tegul lieka Rinkevič, o vardas tai Tomašas. Nes aš tipo pasižiūrėjau ir tiems. Pasižiūrėjau Facebook'e Tomas, galvoju, blema, nieks nevadina tai Tomu. Ne, anksčiau aš, pavyzdžiui, jeigu tekdavo bendrauti su lietuviais, tai aš sakydavau Tomas, kad neįvest kažkokią tai nesusipratimą tarp mūsų. Okay. Tai ir dažnai sakydavo Tomai, o dabar tai norisi, sakau, auksinis viduriukas, man atrodo. Yeah. Tomaš plus Tomas, Tomašas. Okay. Jūsų galūnė, mano vardas atrodo. Tikiuosi visi patenkinti. Aš patenkintas, tikiuosi ir... Su metais atsiranda tas, kad man tinka, žinai. Jo, bet vis tiek gaunasi, atrodo nieko sunkaus, paėmiau savo vardą, pridėjau lietuvišką galūnę ir vis tiek šitas, čia Lenkas. Čia nors jo, Koničiva, Lenkas. Ok, tai komikas, skitų kūrėjas, gal verslininkas, sakyčiau. Ne, nei verslininkas, nei komikas, paprastai čia hobis. Aš vis tiek iki galo skaitau, kad čia hobis, neįvardinčiau savęs kaip kažkokio komiko, gal iš mažosios K, nes tas toks titulas, man atrodo, reikia užsitarnauti, žinai. Bet tada realiai 90% komikų Lietuvoje neturėtų būti komikai. Jo, tai aš taip ir galvoju. Aš įvardinčiau, yra tie, kurie komikai, kurie gyvena iš to, daro, jų visa veikla, atrodo, yra susidėjusi iš komedijos, nepriklausomai ką jie veikia, bet ten matosi, kad Brandolys vis tiek yra komedija, jie juokauja, ar tai podcastuose, bet tada didžioji dalis, sakyčiau, gal ir ne. Bet čia tik mano nuomonė, aš nenoriu, žinai, nieko įžeisti, nes aš pas irgi savęs nepriskiriu prie kažkokio tai komikų. Man yra tas, žinai, jeigu, tarkim, galima būtų sudaryti listą, tarkim, jeigu komikų yra Lietuvoje, grubiai, nuo Tram, ten Kem, gal, žinai, kas... Jeigu nedaugiau. Gal Pem, gal jau tūkstančiais mūsų jau čia prasidėjo, mes jau, žinai, kaip bitės savo listą pasidarė ir ten vienas kitam, mes tu komikas, aš komikas, visi komikai. Tai vardinčiau, kad yra tokių 10 stiprių, kurie vykdo savo veiklą, matosi, kurie ir progresuoja toj veikloj, tai man atrodo, jie yra komikai. Nes aš esu girdėjęs jau iš seniau, kad jeigu tu uždirbi jau iš savo pasirodymo, tada tu gali laikyti save tipo komiku. Kiek rezonuoja šitą dalyką? Kažkiek rezonuoja, bet įvardinčiau, nenoriu čia visą tą kitų komikų veiklą kažkur dėti į tam tikrą sumą, kiek reikia uždirbti, bet man atrodo, tu gali pragyventi ir dar gal atsidėti, tai tu tada komikas. Man čia labiau pavyksta toks, aš išėjau iš darbo, pradėjau šitą veiklą, tai čia būna geriau, blogiau. Okay. Geresnis mėnesis, prastesnis mėnesis, būna, pavyzdžiui, ateina 2 prastesni mėnesiai, bet tada neieškau kaltų, nėra taip, kad ten, čia taip yra, arba ten neįvertis, ar dar kažką. Paprasčiausiai įdeda turbūt mažiau darbo nei kiti. Tai tiek, visą tą bangą, kaip tai, renozuoju. Rezonuoju. Rezonuoju, atsiprašau, šitą žodį turėjau. Renozuoju. Bet viskas gerai, aš irgi susimaišau kartais. Rezonuoju. Nu gerai, čia iš 2-3 kartą pavyks. Į save. Trūksta paprasčiausiai įdarbio, trūksta darbštumo, trūksta idėjų kažką kurti ir tiek. Nu, aš nežinau, man taip atrodo, kad truputėlį save nuvertinate šitą. Nesakyčiau, aš stengiuosi objektyviai vertinti. Sakau, yra, matai... Bet čia, žinai, su objektyvumu nelygų, tiesiog.
Aš kaip žiūriu? Aš žiūriu, pavyzdžiui, žinai, jeigu tu žiūrėsi, kaip ir sakiau, jeigu mūsų daug, tu vis tiek stengiasi, kad būtų geresnis, tu ir žiūri geresnius. Ir matai, ką jie daro. Yeah. Ir tu supranti, pavyzdžiui, žiūrėdamas į tokius ten komikus, į Mantus, į Klajumą, į Jasaitį, kur matai, kaip jie, jie progresuoja. Nu, patobulėja per kokius paskutinius 5 metus, tai kosmiškai, žinai. Nu tai va, tai, pavyzdžiui, net per metus. Aš, pavyzdžiui, kai kurios tu vis tiek lankau pamaikus, tu matai, ir kurie progresuoja, ir naujai lipantis komikai, nauji veidai. Aš nieko nenurašau, nes tu nežinai, kada gali būti tas lūžis. Sprogimas. Jo, šiandien gal jam prastai, bet, pavyzdžiui, rytoj kažkas susiklikina jam ir bus, viskas gerai, bus gal naujas komedijos veidas Lietuvos. Tai aš nieko nenuvertinu, visi, kurie turi norą, ateikit, bandykit, ir tie, kurie lipa, ir darykit išvadas ir tobulėkit. Bet yra tie, kurie, tu matai, kad, pavyzdžiui, jeigu tu nesi durnas, tu gali surišti vieną ar antrą galą. Yeah. Ir tu, pavyzdžiui, Jasaitis, mano manimu. Žiūrint net jo visas programas, ten 1, 2, 3 dabar išleido, dabar jis turina su 4. Ir kaip jis keičiasi. Ta prasme, jis gali įdėti geresnių aktautų, jis gali, pavyzdžiui, ten įdėti daugiau emocijų, kažkokį passive aggressive būtent scenos. Gali tave labiau panerti į kažkokią tai pasakojimą istoriją, kai tu kaip žiūrovas, jam klausant jo visų bitų, tu pasineši į tą vaizduotę, žinai, ir jis sugeba tave panerti tokį mini filmą. Tai man atrodo irgi čia yra didelis progresas. Yra, pavyzdžiui, kaip Žilvinas irgi, jis pasirinko tą sunkesnę propsų komediją. Tai irgi kiekvieną kartą jis nori išlaikyti gal tą propsų brandolį ir, žinai, padaryti geresnį propsinį bairį ir vis sunku. Šiandien tu taip darai pirštais, čia tau gal pirštų propsas, o rytoj, žinai, tu turi atsivežti kaip paskutiniam nesoliniam paspirtuką. Ai, su daug veipų. Jo, aš nežinau, ar mes čia galim kalbėti. O jis turbūt palais dar išleido, neišleidęs, man atrodo, negalim sakyti. Nu, bet jis yra nusifotkinęs tikrai kažkur. Kažkur yra, tai gal mes daug iš jo neišduosim, čia yra vienas iš tokių, bet sakau, ir jam, žinai, tenka vis stengtis atrasti naujus būdus, kaip nustebinti, prajuokinti žiūrovą. Tai va tada ir ateina, tu žiūri juos, ta prasme, jie padarė kažką, jie sumastė, sugalvoja, tai reiškia, aš per mažai laiko skiriu kažkam. Yeah. Ir tai pasidarau išvadas. Man atrodo, čia yra blaivaus žmogaus išvadas. Ok, aš esu, žinai, aš tave prisimenu iš kokių, gal 5 ar 6 metus, ne, prieš 5 metus esi 4, esi filmavęsi su Emiliu Jokūbu, dar su Plaukais buvai. Kur su tėvais kažkokia situacija buvo, man atrodo. Ir aišku, ir daugiau buvo, žinai. Ir dabar, pavyzdžiui, tu varai su Kerbeliu ant scenos, žinai, tipo. Tai irgi man šioks toks yra kažkoks nuėjimas, žinai, kažkur, žinai. Dėl to aš ir kalbėjau prieš tai, kad, biškai gal atrodo nuvertini save, bet turi dabar tiesiog ir savo šou, pirmas dalykas, žinai. Ir tą programą visai... Aš esu buvęs tavo pasirodymuose, net 2, man atrodo, kur Kaune darai. Ir tipo, man asmeniškai, tu neatrodai kaip kažkoks komikas su K mažaja, žinai. Aš bent jau taip galvoju. Tai man labai malonu. Tai va, žinai, va tame dar yra gal visos komedijos šarmas, kad aš suprantu, aš nepatiksiu visiems. Ir galimai aš nepatiksiu didžiai daliai žmonių. Bet kada tu surandi kažkokią savo hebrą, kuri filina tai, kad tu pasakoji, kuri pasineria gal labiau, arba į tą, ką aš sakau. Yeah. Man žiauriai malonu. Pasme, tai ir būtų gal koks mano toks tikslas. Yeah. Aš žinau, kad visiems nepatiksiu ir su to yra ok. Čia kaip paprastas gyvenimas. Mes turim savo kaip ir draugų ratą, tai ir komedija, ir jinai kažkiek prasiplečia, tų žmonių tampa vis daugiau ir man malonu, kad jie, žinai, ir būna taip, kad man net malonu, kad jeigu aš nekeliu kažkokio tai naujo turinio, nėra taip, kad kažkas atfollowina, būna ten, žinai, mažiau, daugiau, bet išlieka tas skaičius. Ir man labai malonu, kad jie gal biški laukia, gal jis naują nufilmuos, ką naujo ten parodys, kas ten pas jį gal vyksta. Tai visada dėkingas ten už tą supportą, už palaikymą, už gerus žodžius. Tai va tas ir yra, žinai, variklis kartais. Nereikia daug. Kai prieina 1, 2, 3 žmogus arba parašo, kad va patiko ir toks... Ačiū. Aš dėl tų skitų labai, tipo, aš dėl to ir labai gal norėjau tave pakalbinti, nes man labai įdomu, nes tu esi turbūt vienintelis žmogus, kuris labai stipriai dirba prie skitų, kur jau apskritai kūryba skečų pamiršta realiai yra. Nu, tipo,
ką turiu omeny, gerų skečų, žinai, dabar visi atrodo su telefoniukais, viską gali padaryti easy ir panašiai. Aišku, kai kurie dar išlikę, kurie daro, bet jau reelsų vis tiek daro komediją, kaip skečų reelso formate, kad ne vertikaliai, ne horizontaliai, o vertikaliai, žinai. Tai tu man toks blema dar pasirodė, kad labai tu stengiasi atidirbtos visus kitus, žinai, tai man čia yra didelis pliusas, nes, žinai, aš prieš 11-12 metų vos tą kamerą palietęs, nieko nemokantis, irgi bandžiau, žinai, kažką padaryti gero, aišku, nesigaudavo. Ir, smagu, kai dabar žmonės daro irgi labai kokybiškus kitus. Bet čia aš to nesugebėčiau padaryti, turiu vaikystės draugą geriausią ir Jūs kartu, kaip suprantu, filmuojat, ne? Jo, jis mane nuolat pušina. Jis yra labiau darbštus, jis yra labiau perfekcionistas, jis turi savo įžvalgų. Matas labai baisiai. Jis turi, žinai, tokių, kur yra didžiausia man duobė su kūryba kartais, nes mes vizualizuojam kažką savo vaizduotį ir norėtume šitą perteikti per kamerą ir vėliau žiūrovam. Tu šitą irgi turi, ne? Jo, aš matau, bet, žinai, tą, ką matau aš, kartais aš neįžvelgiu resursų, kiek reikia įdėti, kiek pinigų įdėti, tas susiras. Kamera gal netokia, įrangos gal trūksta, pavyzdžiui, kaip čia yra virš mūsų šviesa, kurie apšviečia. Nemato nieks, nemato. Bet čia yra viskas padaryta ir apstatyta ir tie smulkus dalykai, jie įneša savo šarmą. Čia gal žiūrovas ne iki galo mato, bet kad padaryti kokybiškai reikia tam tikros įrangos. Kartais linzė netinka, objektyvas netinka, kamera netinka, to trūksta, mikrofonų trūksta. Čia einam į smulkmenas labai iš tikrųjų, jeigu nori. Ir dėl to, pavyzdžiui, kada aš turiu kažkokią tai viziją, aš perdodu ją draugui ir jis būna tada sako, ar pavyks kažkas techniškai, ar nepavyks, ar mes turim tada apeiti. Ir būna tokios scenos, kur reikia katinti, nes tu nepadarysi to, bet tam tikros įrangos. Ir tada ieškai kitų sprendimų būdų. Pavyzdžiui, kaip čia pavyzdys yra čia koja vadinasi, ar kaip? Čia yra gervė. Gervė. Kas nežino, tai paprasčiausia, šalia mūsų yra gervė, tokios formos. Visi dabar iš drakonų kovos gervė įsivaizduojat. Tas, kur muškietininkas buvo. Ir virš yra apšvietimas. Ir mes darėm vieną sceną, 5 sekundžių scena yra iš vieno reelso, kur aš su Laura filmavau, kur jinai kaip psichologė klausime, kaip jaučiatės. Čia nesenai buvo, man atrodo, ne? Čia gal jau prieš pusę daugiau metų, kur ten prasideda. Man čia dar nesenai, žinau. Ir buvo viena scena, kur aš sėdžiu ir jinai prasideda, kad turiu užpūst tortą, ant kurios yra kapų žvakė pastatyta ir reikėjo padaryti tą apšvietimą iš viršaus, kad būtent būtų tas apšvietimas. Ir pas mane kažkur, ir mes savais būdais ten statėm tuos laikiklius, pridėjom kažkokius svarmenis, žinai, ten pagalvės, kad laikytųsi ant tokios spintos. Mes neturėjom gervės ir reikėjo suktis iš padėties. Ir visą tu šitą darai ir, pavyzdžiui, pas mus užtrukdavo kai kurios scenas padaryti 2-3 valandas tam, kad nufilmuoti 10 sekundžių sceną. Čia kas nesupranta, nesupras, bet kas supranta, normalu, žinai. Jo, bet matai, jeigu turėtume įrangą, būtų žymiai greičiau. Bet tu turi kažkaip suktis. Pavyzdžiui, taip pat iš to paskutinio, kur aš filmavau su draugeliu ir čia buvo pagrinde jo dėka viskas nufilmuota, nes sako, davai kažką meniško padarom, noriu kažką įdomaus. Nes jis būna turbūt ir per savo objektyvą mato tam tikrus dalykus ir toks pasineria, davai tai padarom. Nes, pavyzdžiui, buvo tada palankus orai, buvo žiema, irgi pagavom tą tokį kaip sniegą, miškas, turi savo magijos. Ir sako, davai taip padarom, kad ten telefas dega. Ir ten nėra jokio, jeigu ten žmonės rašo, jokio CGI. Vienintelis išduosiu yra CGI, kuris mums nepavyko, nes ten dega telefas ir jis realiai dega. Čia nebuvo užmesti kažkokie tai, kaip jie vadinasi? Propsai ant viršaus, arba ten jis per kompą kažką ten savo magiją, pabarstė ir ten užsižė, ten ugnis. Čia tik vieną realiai turit, gerai, kiek degs telefonas iki galo, tiek degs, kiek jūs teikų turit šitam? Oi, ten labai greit, nes ten buvo jau žiema, ten buvo apie -10 laukia. O man filmuotis prie kitų žmonių yra žoskas cringe'as. Man nepatinka, kai žiūri, žinai, jie kažkyla klausimų, jie galvoja, blemba, tai tam žmogui virš tram, ką iš čia, blėt, pusiau nuogas lipa į tą vandenį, kažką degina tą telef. Ir mes atvarėm prie Žalių ežerų ir sako, einam pažiūrim, kur man eit, ir aš matau žmonės vaikšto, geras oras, su šeimom vaikšto. Ir dar vienas bičiukas kažkokią tai leidžia laivelį, jis nagrinėja ežerą.
Rimtai, aš nežinau, Aš kas čia nieko- per darbas, bet jis su pulteliu stovi, va ten, kur mums reikia filmuoti ir nuolat, žinai, atvyksta tas laivelis Jo. link jo, jis kažką ten pasižiūri ir atgal išpysdina. Gal jis tiesiog turi laivelį, kuris radio bangom valdomas, žinai. Ne, man atrodo, jis daro kažkokias, gal čia mokslinis, gal koks dalykas, ten ežero tyrinėjimas, gal, žinai, kokius žuvis ar miega. Jis žuvys tikrina, ar auga? žuvis miega ar nemiega, žinai, kaip jos miega, ar jom viskas gerai. Aš nežinau specifikų. O draugas, kadangi jau filmuoja ne tik man, jis jau turi tą, kad reikia, jeigu reikia atlikti darbą, jam nusispjaut, kas vyksta aplinkui. Aš darau savo darbą ir jis laiko tą kamerą. O man iki šiol dar cringe'as. Man jeigu žiūri, pavyzdžiui, aš negalėčiau daryti kontento, man atrodo, kur tu išeini su mikrafu į kažkokią tai didžiulę gatvę, pavyzdžiui, Vilniaus gatvę ir ten filmuoja klausinėjo, kaip jūs jaučiatės, kiek šotų išgerėt, ar galite išgerti tris iš karto, ar galite vieną šotą per subinę įmerkt savo. Nu, diva, aš negalėčiau to daryti. Mane iš karto, jeigu aš matau daug žvilgsnių, mane sukausto ir aš toks fuck it, aš nenoriu šito daryti. Ir aš matau šitą bičiuką ir man jau reikia lipti, nes, nu, žiema, tai kiek mes ten 4 valandas šviesos turim ir žiauriai šalta, sninga. Aš einu persirengti. Mes turėjom telefą, turėjom ant jo užklijuoti tą vatkelį, žinai, kur moteris savo makijažą nusijama. Jo. Užklijuoti, išmerkyti jį prieš tai žybalę. Ir aš stoviu tam ežere. Aš jau nejaučiu kojų, realiai. Bet jaučiu, kaip rankos dreba ir aš negaliu žiebtuvėlių uždegti. Man pirštai jau viskas. Kaip skauda uždegti žiemą. Ir aš stoju va taip ir sakau, blemba, viską. Ir aš suprantu, kad tai turės bus antras steikas. Bet jis užtruks, nes man reikia išeiti tada iš ežero, kad šiltų kojas. Vėl reikės lipti. Ir aš pasto bičiuką, nes jis šalia stovi, kuris laivelį valdo. Aš sakau, gal tu turi žiebtuvėlį. Ir jis sako, jo, aš turiu. Ir aš išėjau, paėmiau pasižiebtuvėlį ir tada draugelis pradėjo filmuoti. Sako, pavyzdžiui, ten, žinai, startas, taip, daryk tą tokį mirusį veidą ar dar kažką ir vat, reikėjo įeiti ežerą, stovėti su to telefonu. Ir aš matau, kaip ekranas nuo ugnies atsilupa nuo šito, nuo telefono. Ir aš draugelį sakau, ar ilgai, nes aš bijau, kad jis sprogs ir tos visos šukės nuo stiklo man tiesiai į akis. Aš nežinau, kaip... Taip nesprogs, taip neįmanoma. Aha, bet aš nežinau, žinai, tu matai, kaip paprasčiausiai išsipučia, va taip ekranas į tavo snukį ir aš stoju greičiau. Ir jis viskas turim. Ir tu viskas įmerki į vandenį, išbėgi ir turi tokius kadrus. Pavyzdžiui, paskutinis net kadras su teliku. Jis irgi dega. Čia realiai buvo apipiltas žibalų telikas ir padegtas. Nors atrodo iš fono, kad čia užmestas spec-efektais. Vienintelis spec-efektas, kad draugelis padarė, jis po to uždėjo ant ekrano to šokančią karvę. Nors šito irgi turėjo būti viskas natūraliai. Mes nežinojom, mes galvojom per automobilio prikurkę su prailgintuvu, pajungsim ir jis paleis tą visą vaizdą. Bet pasirodo, prikurkė yra per silpna. Mes dėjome į mano mašiną prikurkę, kad pajungta telika, į jo automobilį ir nusprogo saugikliai. Prikurkės. Nes srovė per didelė. Ir tada jis tik uždėjo šitą. Visa kita jokios įdžiavus. Tu pats šiaip prašai skitų savo? Kaip suprantu, jeigu viziją turi, tai... Aš rašau, būna, žinai, kaip faina, būna, jeigu aš neturiu vizijos, draugelis pušina, jis užmeta man kažkokią idėją. Propsus irgi vėl užmeta, jis idėja, paprasčiausiai yra kaip premisas, visą idėją jis užmeta ir po to arba aš kažką pagaunu ir vėliau mes su juo rifinam, sak, davai tai padarom. Ir tada ir gaunas. Tai be jo pagalbos čia daug ko nebūtų. Yra, kur aš daugiau kažką įžiūriu ir yra, ko jis daugiau įžiūri. Tai aš tikrai neprisijėmu, žinai, ten nuo 100% kažkokias vizijas darbus, nes mes vieną kitą kažkiek papušinam. Nesakau, aš nematau techninės pusės, jis gal iki galo neįžiūri, ko aš matau. Bet turėjom N pykčių su juo, kur norėjęs nahu viską mest. Tai tu daryk savo, aš darysiu savo. Bet vis tiek, žinai, prasišlifavom kažkiek ir net jeigu iki šiol kažkur pykstamės, bet sakau, be jo nebūtų daug kitų dalykų. Ir pušinimas yra labai svarbus dalykas, žinai, nes šiaip mes žmonės mėgstam pabūti tingus. Ne visi gal, bet aš bent jau asmeniškai labai mėgstu būti patinginys. Mano vienintelis pušintojas yra deadline'ai. Turėjau, kai reikia paskutinį momentą jau nufilmuoti, nes moka didelius pinigus ir taip toliau, aš darau. Bet šiaip atrodo, per savaitę aš negaliu nusifilmuoti. Arba įveta mane papušina, ten, kad turi kažką padaryti. Bliama, nebūtų pušinimo, nedaryčiau nieko. Tai man tas yra lygiai tas pats. Aš žiaurus tinginys esu nuo vaikystės, nuo mokyklos, universiteto laikų ir panašiai. Bet sakau, yra deadline'as ir yra kiti žmonės, prieš kuriuos tu esi atsakingas.
Tai va. Nu, va čia tas dalykas, kuris, nu, svarbus yra tiesiog. Aišku, čia turbūt gal su metais ateis, nu, tipo, praeis visas tas dalykas, žinai, nu, tipo, kad galbūt kažkada nebebūsim tinginiai, bet man kartais atrodo, e-mailą atrašyti irgi sudėtinga. Reikia susigalvoti, reikia pasiūlyti kažkokią kainų paketą, dar kažką. Ir aš taip sakau, nu, galiu rytoj, žinai. Ir paskui vėl galiu rytoj, nu jau kaip paskutinė diena, okei, padariau. Žodžiu, nesmė, man iškilo klausimas, tu kalbėjai, nes aš pastebiu, kad pas tave yra ganėtinai sunku viską sufilmuoti ir taip toliau. Ir man vat įdomu, kodėl tu renkiesi tą sunkesnį kelią, kai tu gali pasirinkti lengvesnį, tuo pačiu sulaukti daugiau peržiūrų. Nu, mes kalbėjom visai nesenai apie tai, tai man įdomu, kodėl va, tu stengiasi tiek daugiau savęs atiduoti, ką tu gauni, kaip tu pats jauties, žinai, iš to. Turbūt pagrindinė tai yra dėl savęs, vidinis pasitenkinimas. Jo. Kur ir draugas turbūt jaučia, kai vėliau viską montuoja ir daro, ir, žinai, pavyzdžiui, jeigu yra reelsai, kur reikia, pavyzdžiui, į bitą papult. Tai jis, pavyzdžiui, sėdė iki sekundžių ten tas visus momentus, žinai, kairė į dešinę arba kažką reikia ten nupjauti vienam kadre, sutvarko. Tai jis turbūt šitą turi tokį pasitenkinimą, kad vis dėlto gal jis galvoja, bus sunku, bet sugebėjo ir toks pavyko. Žinai, čia kaip, pavyzdžiui, yra, tai aš esu šudarankis. Bet kai kartais reikia jau kažką padaryti, kažką prikalt, pakeisti, išmatuoti, su mašina patvarkyti, ten padangas pakeisti, ratlankius pakeisti, toks blemba. Žymiai lengviau man būtų kažkam sumokėti, nuvažiuoja, nesteriliuoja rankas, bet toks, gal sutaupys. Ir žinai, kai tau pavyksta padaryti, tu net užsipysęs. Net jeigu tas darbas turėjo būti padarytas pusvalandžio bėgį, tau užtruko 5 valandas. Bet galėtų toks, bet kaip blezaibys. Man pavyko, šiandien 5 valandos, rytoj 4, žinai, po kelių kartų jau ir bus tas pusvalandis. Tai tame yra, kur, pavyzdžiui, tu žiūri, ir sakau, iš tų visų, ką yra padaryta ten bendrai su kitais žmonėm, aš vis tiek išrinkčiau 5, kur yra kažkokia tai idėja. Aš, pavyzdžiui, specialiai mes irgi nusprendėm su draugu to paskutinio, kur su ta visa tokia gal ar depresijos mūdas, nevadint niekaip, kad kiekvienas galimai atrastų save tame videkį. Yeah. Man atrodo, čia mums lietuviams yra būdinga, žinai, ypatingai kažkokią lietingą dieną arba žiemą. Jo, ir vat norėjusi, ir aš suprantu, jeigu, pavyzdžiui, aš papuolu į tą depresyvų tokį mūdą, yra tūkstančiai žmonių, kurie tai papuola. Ir jie gali irgi save atrastame. Ir irgi gal feeling, kad jie, žinai, nėra vieni. Kad mūsų yra daug, čia paprasčiausia mūsų gal toks smegenų sudėjimas, taip mūsų procesorius veikia. Tai jeigu aš netoks vienas, viskas bus ok. Paprasčiausiai einam toliau, pušinam, bus ir tų saulėtų gerų dienų. Tai va čia gal labiau norėjusi va tokiem žmonėm irgi padaryti. Ir be jokio pavadinimo. Yeah. Kiekvienas savo atrastų, ką mato šitame videkį. Tai va čia buvo visas gal pointas. Dėl pavadinimų prakalbus, tai atrodo, dabar tokie laikai atėjo, kur tu, jeigu nesugalvoji gero pavadinimo, gali videkas vapšiai neišeiti, žinai. Gal, bet man tas keista, žinai, nes, pavyzdžiui, su pavadinimu man yra visada keista, nes jeigu yra pavadintas filmas, videkas ir panašiai, tu tada ir ieškai, bandai visą tą pražiūrėtą medžiagą tapatinti su pavadinimu. Yeah. Bet jeigu tu neduodi pavadinimų, man atrodo, tada tu pats susigalvoji. Jo. Tai ir va tame yra šarmas, man atrodo. Aš va galvojau, kad nes kiti gali vapšė net nerašyti. Tiesiog įkelia sužvengis videką, pavyzdžiui. Ir žmonės patys surezonuoja kažkaip, kaip jis turėtų atrodyti, vadintis ir taip toliau, jie patys pavadina tą videką. Žinai. Bet man net nesinori jokių žvengų nedėti. Yeah. Žinai, tipo, jeigu, žiūrėk, aš pridėjau 1000 žvengų, 1000 tų, žmogus žiūri ir, pavyzdžiui, jam nejokinga. Tai kodėl aš turiu folką? Ko to štuką dėžiu? Kam aš štuką žengu? Jeigu jam jokinga, paspaus laiką, pasišėrins gal, panašiai ir panašiai. Jeigu nejokinga, parašys, kad aš dukas, įskrolins toliau, žinai. Čia toks kiekvienam savas dalykas. Pas mane matai atviršiai, aš visą laiką galvoju pirmą pavadinimą ir dabar labai veikia tie kai, kad ir kaip vailai skamba, kad ir kaip aš nemėgstu to, bet kai kažkas, žinai. Kai Tomaš nukrenta, tiesiog, supranti, ką turi minėti. Ir šitie taip gerai veikia, visus taip klikina ir kad ir kaip absurdiškai skamba tos visos situacijos, kai, nes seniau buvo kokiais 2017 irgi trendas kai, bet nieks visiškai nefilino su tuo kai, atrodė lame, dabar atrodo visi tą rašo, žinai. Kai kažkas, nors aišku, užsieniuose, when, tipo, viskas veikia, tipo, geriausios situacijos sukurtos su būtent tuo principu, žinai, pačiu.
Tai nežinau, aš dabar bandau, kaip jeigu filmuoju, vis laik mano idėja būna ten sakinio, ir aš viską paskui fantazuoju, kažkaip narpliuoju savo galvoje, žinai. Ir paskui Ivetai šiuo atveju papasako ir man pasako, ar juokinga ar nejuokinga. Ir ji labai dažnai pataiko. Jeigu man pasako, kad nejuokinga, tikrai. Bet jeigu tipo jį pasako, kad juokinga ir dar nufilmuojam, visą laikais. Tai nežinau, visą laik pasitikiu. Tai pasakė, tai geras toks, žinai, produkto tikrintojas yra. Jo. Nes aš tai stengiuosi labiau yra, kur, pavyzdžiui, irgi pasipasakoti ten draugiai arba draugam kokį vieną antrą arba bairį, dar kitų dalykų ir jie, čia nejuokinga. Bet aš nusprendžiu, jeigu man asmeniškai juokinga, man pohu, jeigu 100 žmonių man pasakys nejuokinga, aš ateisiu, pasitikrinsiu porą kartų tą bairį ir tada pažiūrėsiu, jis juokingas ar ne. Tai arba aš jį toliau šlifuoju, kažkur pasilieku. Pas mane yra bairiai, kurie labai retai suveikia. Bet man asmeniškai jie yra juokingi. Ir aš iki šiol kartais pasakoju juos ant scenos. Nes man, tame ir pointas visas yra. Turėlį, kiekvienas daro savo veiklą dėl to, kad nori, dėl to, kad jam tas patinka, juokinga, nejuokinga ir tiek. Bet jeigu visi mes darysim šabloniškai, tai kur čia bus visas šarmas to. Mes visi būsim vienodi, mes visi teiksim tą patį ten dalyką, tos pačius sekelius ir koks skirtumas. Mes tada eisim pas žmonės, kurie mums vizualiai tada turbūt patinka. Ir tiek. Pas plikiniais. Kitaip neišeitų tiesiog. Jo. Tai turbūt čia ir yra tas grožis, žinai, kad mes galim išsiskirti, patikti vieniem, nepatikti kitiem. Turbūt. Čia tokia magija. Aš vis laik mėgstu šitą pasakyti. Magija. Tu gali nepataikyti su videku, žinai, labai plačiai auditoriją, bet tu gali pataikyti tai gerai auditorijai, žinai. Aš, pavyzdžiui, vis laik nedegdavau viskas, kas galvodavau, kad man juokinga, niekam nepatikdavo. Ir nuo pat jaunystės, nuo pat ten paauglystės ir taip toliau, kai, žinai, su draugais būni, ten prie laiptinės sėdi, gliaudai siemkas ir bandai paprikolinti, nes labai svarbu būdavo, žinai, patikti kažkam ir taip toliau. Ir niekados neveikdavo mano joks humoras. Ir per kokius 5 metus vieną kartą pataikydavau, bet pataikydavau gerai, žinai, kur visi sujaučia, žinai, tą... Blogiausia, žinai, kad būna, aš suprantu, būna blogiausia, kai, pavyzdžiui, suveikia. Yra žmonės, pas kurios retai suveikia, bet suveikia, žiauriai gerai, žiauriai gerai. Bet tada reikia paleisti. Nes tie žmonės dar mėgsta porą kartų vaikščioti ir kartuoti tą patį bairį. Ir toks, mes supratom. Ok, geras bairis, let it go. Aš turėjau šitą problemą ir aš pats žinau, kada reikia dažnai sustoti, bet būna, kad kažką labai stipriai pataikau, tada už valandas vėl bandai, žinai, už 2 vėl bandai. Pas mane brolis toks būdavo, kur anksčiau gal sunkiai papuldavo su bairis, nepapuldavo, kažkur galėjo įsimesti. Jis tos gal tylesnis net būdavo, bet kartais, žinai, kur mes ten jis yra tarp dar 4 žmonių. Jie kažką kalbasi, jis nagrinėja visą situaciją ir tokį vieną. One-linerį gerą. Jo, ir išmuždavo visus paprasčiausiai. Žiauriai geras. Tai gal biški šeimiškas bruožas, nežinau, nuolat jis mane gąsdina, kad užlips ant scenos ir man teks nulipti. Tai sakau, prašau. Šiaip jo, eik, kurva. Eik, eik. Bet nuolat mane gąsdina. Sakau, ko tu mane gąsdina, šūdėtų. Šiaip gerai sutarėt? Kaip kada? Kiek jūs vyresnis, kaip suprantu? 10 minučių, mes dviniai. Jis man kartais sako, man atrodo, kad mes žiauriai nepanašus. Jo. Labai nepanašus. Yra gal kažkiek tai bruožai ten. O jis irgi be plaukų? Jo, dėja, jis irgi. Su barzda, be plaukų? Su barzda, biški žemesnis, platesnis, toks stambesnis. Aišku, gal vertėtų jam, jeigu žiūrės, dažniau skusta galvą, nes būna, žinai, mėgėjęs tos kunigo šukuosenos pasileisti. Bet, sakau, 10 minučių skirtumas, bet... Man atrodo, mes vizualiai nepanašus. Kai kuriems žiauriai panašus. Jis, pavyzdžiui, jis didžėjauja, jis yra didžėjus. Tai irgi dažnas atvejis, kad būna tam naktiniam gyvenime ir žmonės prieinu, sako, Tomušai. Ir man keista, kad ant tiek painioja. Bet, okei, aš sakau, tik bėdų nepridaryk, nes kartais gal žmonės pažiūrės kažkokį galvos, kad tu žinai. Jo, aš tikiuosi, taip nebuvo, bet šiaip tai viskas kaip ir gerai. Tik man keista, kad sakau, kai kuriem sako, gyvenime nepasakyčiau, kad broliai, kai kurie sako, blėtus, vienas veidas. Jo, o tu šiaip juokaudavai būdamas jaunesnis? Jo, tai čia viskas ir prasidėjo. Tu esi juokingas, prasideda, žinai, tarp draugų. Ten pajuokauji, po to kažkur, aš kiek ansamblį tam tautiniu šokau N metų, ten apie 10-8 turbūt metus. Ten kažkiek pajuokauji. Aš mečiau vien dėl to, kad turėjau išvažiuoti studijuoti į Varšuvą. O jis yra čia yra Vilniaus tas ansamblis Vilija.
Aš dėl to, kad išvariau, tai mečiau, tai ten kažkiek juokingas, po to, žinai, pastebi gal studijų laikotarpiu kažkiek juokingas, po to pats jauti, kad norėčiau gal pajokauti platesnė auditorijai, nes, nu, tada, aš galvoju, daugelis ateina į tą sceną vien dėl to, kad galimai yra juokingi draugam. Ir kai jo, eik bandyk, aišku, ir čia gerai, kad jie jos pušit, bet juokingas būti tarp draugų yra vienas dalykas, yra scenos, nes, pavyzdžiui, man irgi atrodo, kad mano galimai geriausia komedija yra tarp draugų, nes tu jas pažįsti. Tu žinai visus referensus, tu žinai kažkokius įvykius, tu gali referuoti, tu gali callbackinti, ten gali labiau jos padjobinti vietoj. Ir, pavyzdžiui, tas pats, va, dabar po kelionės aš turėjau pasirašęs N beatų ir aš jau į open mic'us, juos išbandyti ir jie neveikia. Jie neveikia vien dėl to, nes sunku, žinai. O žinot, pas mane toks draugas yra Irvingas ir jis prieš 5 metus ten padarė tą ir dėl to aš pisau šitą bairį, tai kam aš dabar, jie tokie sėdės, nu jo, pasilik nahu savo tą Irvingą, žinai, ten ir prikolink su tą Irvingą. Mums davai, kas mums bus suprantama, nereikia mums 10 minučių istorijos, kad tu viską statytum ant vieno punchline. Sorry. Nedareiktų. Nu jo, blėt, jo. Jo, tas ir būtų. Nu. Tai dėl to aš kartais kažką pašlifuoju, kažką pasitikrini. Bet žinai, kada veiktų, jeigu toks pats draugelis būtų jų. Jo, bet čia sunku, čia tada reikia išgryninti, čia reikia mokėti, sakau, panert. Vat, pavyzdžiui, kai kurie tokie komikai, kaip, pavyzdžiui, Viktoras turi išgrūdinęs ten, pavyzdžiui, tokių trumpesnių, bet sudėjęs taitį programą ir atrodo, čia viskas turi savo seką. Ir tada, sakau, yra tokie, kaip, pavyzdžiui, Bartuševičius arba Jasaitis, kurie labiau eina į pasakojimus. Į detalės. Jis gali jau sakyti, blėt, žinot, tokios ten koinės, kurias tu nuolat, nu, huiznait, įdedi į skalbenkę ir blėt, dvi negrįžta. Nu, ir kažkaip jie, sakau, jie į detalės, nenori dabar, žinai, sakau, labai... Adventure time. Jo, ir tu toks sėdi ir kiekvienas vizualizuoja savo tą filmą. Tai va, vienas tokią pasirenka būdą, kitas tokį jokaudą. Nu, bet vieniems, žinai, gerai ir einasi toks dalykas. Aš, pavyzdžiui, pasakot nemoku. Ten kokį one-linerį pasakyti, jo, easy. Nu, bet pasakot kažką, pas mane mintys, blėt, blaškosi labai. Ir, žinai, aš negaliu pilnai istorijos papasakoti, nes aš nukrypstu tiesiog. Aš norėčiau, bet čia yra, man atrodo, labai rizikinga, čia reikia sugebėti. Nes, išauga tas premis, tu turi kažkur tagus dėti. Nes jeigu bus galas labai silpnas, tai ta istorija nebeturi, žinai, prasmės. Taip. Žmonės tokie sėdė, blėt, mes prapisom 10 minučių gyvenimo. Nu, aš ir dar sumokėjom. Taip. Tai čia yra rizikinga, bet gal čia reikia, žinai, bandyti, ieškotis per open mic'us. Manau, ir įdirbio reikia, tu turi labai iškalt gražiai, žinai. Reikia būti dar, man atrodo, self-confidence tokių. Tipo, bet kad žmonės matytų tave kaip, jo, ant scenos jie turi išjaustą. Jo, nes jeigu tu pats jausies, bet atrodysi ne, tai irgi biški tokia nesąmonė. Nes yra bairiai, nenoriu sakau, yra komikų, kurie tą bando ir kai kuriem labai sėkmingai tai gaunasi, kuris užlipa ant scenos, pradeda pasakot ir tu iš ką tu čia, blė, implikuoji. Aš nesuprantu, kur tu vedi. Kvestionuoji tiesiog. Bet jis pradeda bildint. Ir tai va, žinai, ir tu sakau, tada prasideda visa istorija, visa baika ir tada jau smagu ir faina. Bet reikia išlaikyti, tu turi ir parodyti tautais, kad tu self-confidence. Tu turi parodyti, kad tu atėjai čia su to pasakojimu konkrečiu. Nes pas mane kartais būna, pasakoju bairį, pasigauni, vat, blėt, kažkokį vieną nedėkingą žvilgsnį, kur, man atrodo, žmogus mane nuteis bando dabar. Aš gal čia tai overtinkinu ir aš toks... Aš manau, kad overtinkini. Ne, gali būt, bet tu pasigauni vieną antrą žvilgsnį, toks, gerai, šitas keliauja bairis, nahui, viskas, aš jo daugiau nepasakosiu. Ir tiek. Bet, vat, okei, gerai, dėl žvilgsnio, o, pavyzdžiui, būna, kad visiškai sudegė ant scenos. Jo, kad buvai 100% jo, galbūt sutinku, bet tipo dar iki dabar, kai tu jau atpažįsti save, galbūt savo komediją, biški panarplėjęs, tai ar dar gali tai nutikti? Būna, ir aš galvoju, čia yra geras dalykas. Kiek mes irgi kalbėjomės, man atrodo, jeigu pas tai yra blogas pasirodymas ir tau kyla anxieties ir šiaip tu blogai jautiesi, čia yra geras požymis, nes tau rūpi. Tu prasme, nu matai, kaip pavyzdys yra, aišku, po to tu pakliūni į tokią duobę, kaip galimai, vat, gal koks Katleris, Katleris 100% ir kiti didėjai komikai, kur iš tavęs jau tikisi daugiau. Jo. Tipo, jis ateina jau su tuo, jis supranta, kad iš jo tikisi daugiau. Aš taip manau. Irgi stresas papildomas. Galimai gal reikia šitą mokėti paleisti. Žinai, aš ne psichologas, negaliu ten rekomenduoti, bet, jeigu tu žinai, kad iš tavęs jau tikisi ir tu girdi tai net pagal plojimus, kai kviečia kažkokį tai jau gerą komiką,
ir tu užlipi ir bombinę, nu šūdo poskonis išlieka. Ir nepriklausomai, ar tai buvo per pirmus metus, ar dabar per 5 ar 6, kiek šito užsiemu, yra tas, kur tu, blėt, nu, blogai pasirašiau, blogai tą padariau, nepatikrinau bairį, žinai, atėjau gal jau per biškį self-confident, kad tokie šitie bairiai visi sueis, o ten šūdo gabalas, o ne bairiai. Ir viskas, ir pasidarai išvadas. Blogiausia, kada, žinai, būna nulipa komikai ir tu, nu, blėt, jeigu tu turėjai ausis, tu gali nuspręsti, ar buvo gerai ar blogai. Tai reikia ausų. Realiai net glušas gali pamatyti, jeigu žmonės su šypsenom juokis, jau gali nuspręsti. Pas tai yra 2 funkcijos. Nuspręs, blėt. Taip, ne, žinai. Akis ir ausis. Ar buvo gerai ar blogai. Daugiau nereikia. Nu, Martinenko su viena akim, jis girdi ir mato net pusiau, bet gali išvelgti, ar gerai ar blogai. Ir jis irgi darosi išvadas iš to. Bet jeigu komikas užlipa ir mato, kad nu buvo sąlyginai prastai. Ir nulipa ir tu jo klausi, nu, pavyzdžiui, kaip. Ir jis sako, blėt, kilinu. Ir tu toks supranti, kad, blėt, nu, va, tau gali būti sunkiau. Vis tiek tavęs nenurašau, nu, bet, nu, gali būti sunkiau. Nu, kur, va, jeigu tu delusional? Šiaip yra, čia va būtent tas žodis yra, kur, tipo, žmonės nemato. Mato tai, ką mato, žinai. Nu, tipo, ką galvoja. Aš nenoriu, man atrodo, čia viskas paprasta yra. Tu ateini, sakai bairį, jeigu žmonės juokiasi gerai, jeigu ploja dar geriau, viskas. Pagal šitą tu ir sprendi. Jo, galimai yra, man atrodo, va, tie komikai, kuriuos gal labiau supranta kiti komikai, žinai. Žiūrovą reikia dar labiau pripratinti prie jo. Ir jis, va, tas pats Žilvinas, man atrodo, kad jis pasirinko sunkų kelią. Ateina bičas, virš 3 metų, su barzda, suaugęs ir pasakoja šizinius bairius. Ir žmonės, kaip, blėt, sėdė, taip aš galvoju, blėt, jam virš stracijos kažkas čia, blėt, jis nusišneka, žinai. Ir jam buvo sunku pralaužtos ledų. Vanila. Jo. Tas pats. Irgi ilgai. Žinai, ir man jie yra jokingis, nes, pavyzdžiui, sakau, Žilvinas yra biotechnologas. Čia jau sako, kad bičas yra nedurnas. Kad jis yra nedurnas. Ir kai tu, aš dar suprantu, kad jis yra biotechnologas ir daro tai, ką daro ant scenos ir kaip man dar jokingiau. Man dar jokingiau. Vanila tas pats. Jis yra labiau introvertas, vienas iš tokių introvertų komedijos pasaulyje Lietuvos. Daro savo stories. Ir žiauriau vertinkina, permasto, daro savus dalykus. Ir kai aš jį pamatau ant scenos ir jis išspaudžia iš savęs nesveikus aktautus, tas pas man tas patrakas irgi. Išspaudžia nesveikus aktautus, riekauja ten, nahui mikrofoną, žinai kažką. O tu žinai, jis gyvenime introvertas. Jis gyvenime taip nepasielgtų. Taip. Paprastam. Ir man jau yra žiauriai jokinga. Nes, nu, jis daro nebūdingus jam dalykus. Paprastam gyvenime. Ir man tai sukelia didesnį juoką, didesnį kažkokį pasitenkinimą komedijos. Aš manau, kad Kerbelis po kokių 15 metų legenda bus visiškai. Tai aš galvoju, savam rate jis jau kažkokį legenda. Aš matau, žinai kas keista, jis šiaip yra iš savęs tylaus bruožas. Šiaip, aš su juo dirbęs ne kartą ir mes, matai, kai dirbom, mes, nu, buvom susitikę, tipo, nedaug kartų, žinai, ir kai reikia dirbti, reikia jau, tipo, kaip pasakyti, nu, žinai, kai ateini pasirodymą, tu labas, kaip sekas ir taip toliau, o čia, kai dirbti reikia, tu jau turi kalbėtis, diskutuoti, žinai, ir panašiai, jau toks. Ir aš toks, blemba, galvoju, tu tylus toks, nedžedžini, maladėts toks, žinai, bakuriukas pasirodė ir pradėjom dirbti ir viskas žiauriai čiki buvo. Labuka. Nu, ir tipo, ką turi menį, tai aš taip įsivaizduoju, kad bus, nu, blemba, jis bus stiprus. Tai man, žinai, kur visada buvo, wow, išeinu kažkur aš su juo į miestą, kažkur einam ir jis tyliai eina ir, blėt, pasipažįstamų ratas. Jis įdomių žmonių turi. Įdomių žmonių, iš skirtingo, žinai, spektro, visiškai nesusijusi, atrodo, tarpusavį ir su juo, kur aš einu su juo, pavyzdžiui, kažkas, vat, stovim, laukiam, kol užsidega žalia šviesa, pravažiuoja kažkoks automobilis, žinai, darau, ir jis prieina ten, kažką ten šneka jam, sveikas. Kaip per gangsterių filmų, žinai. Aš galvoju, blėt, iš kur tu tiek daug žmonių, tu vapšiai iš Biržų, tu ne Vilniui, tipo, gimęs ir gyvenęs, žinai, kad užbildint tokį ratą, pažiūrėjau, iš Biržų biržas. Ir jis, kažkaip sugeba savo to, nežinau, aurą kažkokią, tai galim pavadinti. Subildint žmonių ratą, sveikas, žiūrėjau, zdravo Kerbelį, maladės Kerbelį, zdravo, ir jis, sveikas. Nu, čia yra ko pavydėti, žinai, irgi, bet yra ir ko nepavydėti daug. Ne, tai nėra taip, kad aš tai man šiaip yra ir jau jokingas net tas dalykas.
Aš suprantu, žinai, kad ekstrovertai turi didžiulį draugų ratą, pažįstamų ratą, bet irgi aš nepavadinčiau ekstrovertu. Sveiki. Nu, aš nei kartą gyvenime mačiau, kad jis asėstų, ten sveikas Vilniaus. Ne. Labuka. Labas. Ant tų šitų žodžių. Ant šitų tada žodžių, ypatingai ant šitų. Iš tikrųjų apstumėm dabar visus. Jo. Pertrauką. Ypatingai valstybės. Gerai, nedeportuokit, dar pats išvarys, jeigu nepatiks jums. Jo. Tu turi dabar su Kerbeliu šou, tai va, jo, aš noriu, kad papasakotum. Šprotai, hebra, atvarykit, turėsit tikrai valandą laiko, tikiuosi geros programos, jums patiks, apturėsit gerą vakarą, sąlyginai ir nebrangiai, nuo 13 eurų bilietai, kas gali sauliais biškį sumokėti, brangiau. 13 eurų čia nėra daug. Čia pradžia, čia tipo nuo 13 iki 15 berot, kas gali pirkit ir brangiausias, mes nieko prieš. Aišku, jie niekom nesiskiria, nes skambinam žmonių, kad tipo už 15 tai mes ten bučiuosime su jumis ir panašiai, ne. Tas pats bilietas, aišku, būtų malonu. Bandysim paimti kuo daugiau miestų, atvaryti jau, kaip žinot, šitais atsispirdavom nuo komedijos tėvo Paulius Ambrazevičiaus tamstų žodžių, kad varykite visus miestus. Šiandien gal bus 5 žmonių, po metų ateis daugiau žmonių, o po to ir soldautinsit, tai bandysim važiuoti visur, kur tik mus priims. Taigi būtinai ateikit, geros programos. Tiek, viskas čia pakanka, aš nežinau kaip promint. Žmonės ateikit. Kada? O konio, tai pala, aš išleidžiu sekmadienį. Šį sekmadienį. Tai iš karto pirkit visus bilietus, šluokit, nes startuojam Vilniui balandžio 3, po to 5 būtinai ateikit į Kauną metropolį pasirodysim, o vėliau, kur mes pasirodymus, sekit, nes aš plūgas ir nepamenu. Aš nepamenu, gal atsiųsiu nuorodą, jeigu man tai leisi su bilietais, su padarė, matėt, tikiuosi, labai esam proud plakatų to užproto. Blemba, aš nenoriu pažadėti, bet gal įmėsiu plakatą. Būtų labai malonu. Aišku, nežadėk. Negaliu žadėti. Nu, tai ir aš ir nepyksiu, jeigu tu nepažadėsi. Ar taip viskas sužinojo, ką? Jo. Ateikit, laukit tikrai, valandą laiko tikrai gausit geros programos. Kodėl šprotai? Šprotai čia, kodėl šprotai? Čia esam kažkiek, tikrai dėkingi Sauliui Andrukonį, irgi eikite jo pasirodymus, geras, man atrodo, neįvertintas komikas su gera intelektualia programa, su savo vaibu. Mes turėjom kadaise senai pasiūlymą galimai būti radijai ir galvojom, kaip čia pavadinimą duoti. Ir vad, aš nenoriu suklyst, gal čia buvo net Sauliaus idėja ir mes jam leidžiant pasisavinom, nes taip ale, va tas patiko, kad šprotai, bet jeigu tu po eš dedi tašką, š.protai ir tu jau gali, žinai, gal šudiniai protai, gal šaunus protai. O gal šakalaka malaka protai. Kaip jau kas interpretuos. Tai va pasilikom šitą, man atrodo čia kažkiek, sakau, ir paveiksluoja ir mūsų komediją. Šitas pavadinimas mums patiko, tikiuosi jums patiks ir kai ateisit išklausysit programos, galėsit releitinti, ar mes čia gerai pasivadinom ar prastai. Bet gerai, 100% varykit jau. 100% kad bus gerai. Ne, Kerbelis yra, tu esi ne duchas, gal aš taip pasakysiu. Jeigu ir esu duchas, tai iš mažosios D. Iš mažosios D. Bet tai kodėl tu taip save pervertini dabar, žinai? O kodėl? Tai gal, žinai, ne iš didžiosios, tai aš jau turiu pasitenkimą, kad aš ne duchas. Aš duchelis. Duchas čia yra žiauriau už duchą. O duchas. Jo, tai aš duchas. Pala, duchas rašosi su ilgai. Aš sakyčiau taip, nes duchas. Duchas. Tai aš toks duchas. Gal ir tos ilgosios. Duchas myš. Man žinai, kas dabar paskutiniu metu labai patinka, kad labai daug arenų atsirado. Tipo, visi, dabar kas nori, tas gali pasimti areną. Žalgirio areną turiu minį. Gal ir faina, priklausoma kaip kas nori, žinai, kaip mato tą savo pasirodymą ir šiaip čia viskas turbūt sueina ant kiek tu sugebi ir parduot, išpromint, ant kiek tu esi geras komikas, bet man šiaip patinka gal mažesnės vietos. Asmeniškai dėl jaukumo? Gal dėl jaukumo, dėl tokio, žinai, atrodo, kad jūs esat kažkiek labiau draugai, nes aš noriu jausti tą visą, aš nesu buvęs, aš įsivaizduoju, turbūt čia BB stojasi nenormaliai, kada žvengia iš tavo bairių 10 000 žmonių. Aš to nerealeitinu, nes nesu buvęs tame, tai negaliu dabar pasakyti. Aišku, gal kada nors
pavyks ar apšildyti, ar pačiam pasirodyti. Manau, apšildyti yra ir dabar galima kažką tikrai. Tikiuosi, gal pasiseks, bet kol kas pagrindinę matau save tokio kozį, žinai, man, pavyzdžiui, jeigu net, pavyzdžiui, mes sugebėtume parduoti tas vietas, kur telpa nuo 3 iki 500 žmonių, man yra čia yra wow. Ne. Wow, 3, 5, net jeigu ateina ten 100, virš 100, jau yra malonu. Tie žmonės atėję skiria savo laiką, savo pinigėlį. Vat. Bet matai, aš dabar pagalvojau, dėl to jaukumo, žinai, kai tu turbūt juokauji mažesniai vietoj, tu matai žmonės visus. Jo, tai skau, aš negaliu, žinai, suprasti, nusiekė tas paskutiniai eilė ar ne. Jo. Bet jeigu jis juokiasi ir net jeigu tu nematai, svarbiausia, kad jis kiekvienas turėtų gerą vakarą. Čia nepriklausom, ar tu matai ar ne, nes vis tiek būna scenos šviesos išstatytos taip, kad tu nematai visų. Jo. Tu gali kažką pašaukti ir tau atsakys. Nu, arenai čia tas nelabai suveiktų. Žmonės, kurie dabar stovi prie parapetų. Sektoriaus. Ir toks, ir jis kažkur ten gal, matau tave. Blemba, aš kažkaip dabar taip pat pergalvau. Nu, blemba, jo. Ne, bet fainai, žinai, pas mane nėra tos pozicijos, kad jo. Tie, kurie daro arenas, tai daro blogai. Net, viskas sueina. Ne, ir šiaip daug komercijos yra arenai, žinai, kas dabar padarė, kur. Paskutiniai buvo sudeginti tiltai. Sudeginti tiltai, šiaip buvau Kaune. Nu, seni kosmosas. Nu tai va, matai, tu gali tada tą realiai. Bet man labiausiai gal klajumas patiko. Nu, jis ten skerdynės visiškas padarė. Kažkaip, blemba Jankio gal kažkaip taip sunkiau supratau. Nu, tipo, supratau, bet atrodo, kad girdėta buvo. Nu, aišku, suprantu, kad ne, bet nu, taip kažkaip paprastai irgi. Šiaip gerai varė, bet galbūt labiau tas humoras buvo vyresniems. Aš nežinau, nu man gal tai pasirodė. Aš nežinau. Kiekvienam jo, aš tiesiog. Ir labai man patiko Beno pozicija. Nu, Markas, aišku, bet irgi, man atrodo, girdėjau keletą stand-up, man atrodo, Marko panašių, žinai, kurie veikia. Bet cool. O Benas labai gerai įsipaišė ten, tai man kažkaip tai patiko. Aš dėja nebuvau, nespėjau. Tu buvai išvažiavęs? Ne, dar jie buvo, jie darė. Turėjau, kažkaip norėjau, žinai, norėjau parašyti, paklausti, ar galim būtų ateiti ir aš, tikiuosi ir manau, kad pakvies, bet kažkaip paleidau šitą dalyką, per Open Mic'us gal girdėjau dalį jų programos, nes vis tiek pabiškiai. Tai va, ką aš turėjau, kad kažkur jau buvo kažkas girdėta, bet tau tai dar, žinai, labiau girdėta. Aš tai dar toks stengiuosi ne visur. Ne, bet, žinai, yra vis tiek dalykas, kur ateina nepriklausomai koks komikas, yra tie, kurie sugeba iš karto namie rašydami bairį suprasti, ar jis veiks. Nu, man čia yra wow, iš vis. Okay. Jis supranta, va šitas tikrai suveikia. Kaip pavyzdį. Nu, man atrodo, kad, pavyzdžiui, tas pats ir Klajumas, ir Bartuška, ir Katleris, jie gali jau nuspėti rašydami ir ten, pavyzdžiui, Jasaitis ar kiti komikai. Bet čia iš relatability kažkaip. Čia jau turbūt iš praktikos, iš rašymo, nu, visi susideda dalykai. Taip išmokstama. Turbūt. Aišku, gal jų nedaug, o yra komikai, kurie net, pavyzdžiui, man yra wow, jis gali ateiti vieną openą, pasitikrinti bairį ir tu daugiau jo nebeišgirsi niekur, tik jo programai, kai jis pasileis Sorinę, arba Turą, arba Arenas. Okay. Va šit. Bet yra šarmas tame, žinai, kur, pavyzdžiui, gali ateiti ant kartų bet kuris komikas, tikrintis bairius. Ir čia yra vienas dalykas, bairis gali būti geras, bet po to, kai jis sulipdo programą iš tų bairių, dėl to verta kartais, man atrodo, nueiti tą solinį. Net jeigu jūs esat girdėję kažkokius bairius, nes jis turi jas sulipdyti, turi kažkokia galimai būti esmė, galimai, pavyzdžiui, kai aš girdėjau keletą Bartuškos programą, man žiauriai patiko, kad jis atrodo tokį daro ratą, kuris užsidaro. Jis, pavyzdžiui, jo senoji programa, kur ten, pavyzdžiui, išeina iš namų ir jis grįžta į namus. Ir tu vėl pasineri į tą visą istoriją. Ir tas lūpas, tai atrodo, man čia didesnio įdarbio reikalauja toks dalykas. Aš esu tolimas nuo to, gal kada nors pavyks kažką tokio, jeigu tas patik, žinai, iš savęs taip parašyti, nenori forcint, nenori daryti tos komedijos, kur gali pasakyti, tai daryk taip ir taip. Bet jeigu man, pavyzdžiui, nepatiks, tai nedarysiu to, kame pointas. O kai manai dabar biškai perspausta gal kiek, mes kalbėjom jau apie komediją iš didžiosios kažnai, bet dabar lygtais ir dar daugiau ateina komikų. Oi, labai daug. Ir dabar ten, masiškai, net ne 50, kiek tada pagalvojau, jau 100 turbūt būtų. Kiek, Mariau, šiaip komikų daug ateina naujų? Mes kol dabar kalbam, jau gimsta po 3 komikus. Dabar jau gimsta komikai. Gimsta komikai. Aš net nebūčiau kažkaip stipriai nustebęs, jeigu gimsta dabar kažkoks komikas ir jis sako, aš tave pavadinsiu Eddie Murphy. Blemba. Arba Louis K.K.
Kei. Jo. Arba taip, surizikuot. Ne, bet šiaip dabar, blema, labai... Bill Bar. Gal toks dabar gimsta. Bill Bar. Bill Bar. Ne Bar, o Bar. Bar. Bet tipo bar, nu, kaip baras. Billas baras. Bill... O jeigu nepasiseks, atidarys savo barą. Aš dabar gal... Aš viliuosi, kad kažkoks vaikas gims su baru. Tiesiog baras. Baras Tamkevičius. Nu ir gerai, kur sėdi? Bare. Su baru. Bare. Kažkaip homofobiškai, ne? Ne, geiškai. Atsiprašau, jeigu ne, bet, nu... Bare. Su baru bare. Nesvarbu. Nu daug. Nu mes patys gal kažkiek prisidėjom. Žinai, tu negali... Išnešėt. Atnešėt. Nu, daug galimybių. Ne, bet matai, yra... Jo, čia yra... Mes, pavyzdžiui, nedarom kol kas. Mes su Žilvinu turim tą savo Pam ant Pam, kurio jis apšė gimė dėka Henrio brolio ir Henry Match. Henry, jeigu kažką žiūrėsi, grįžk, maldauju tavęs, man atrodo, tikrai trūksta komedijos pasauliu, tai mes šitas projektas buvo išgrynintas su jais ir po to aš atsiklausiau Henrio ir jo brolio, ar mes galim tęsti. Tai mes pratęsėm šitą su Žilvinu, nes idėja tame čia nebuvo piniguose reikalas, ten buvo labiau, kad duot kažką naujo žmonėm. Aišku, būna, žinai, geresnis vakaras, prastesnis vakaras ir panašiai, bet man atrodo, open mic'ų galimai yra per daug. Aš suprantu, tu negali kažkam užmesti, taip, oi, nedarykit daugiau open mic'ų. Yeah. Tu, žinai, laisva rinka, norit darykit. Bet kai, pavyzdžiui, žmogus sumoka bilietą ten, dabar open mic'ai yra, kiekvieną vakarą. Pirmadienį, antradienį, turbūt trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį gali surasti. Jeigu Vilniui nevyksta, Kaune vyksta, į Kaune, tai Vilniui. Ir gal, aišku, kai kuriuose miestuose to trūksta. Pavyzdžiui, Panevėžy gal nelabai yra, ten Šiauliuose, Chebra Klaipėdai daro, jiems labai gerai sekasi. Maladės. Bet kai yra kažko per daug, tai gal ir skonis biški mažėja. Žinai, kaip, Atbunka, tipo. Pavyzdžiui, dar tu ateini pirmadienį, trečiadienį, kokį penktadienį nusprendai nueiti. Ir girdi tos pačius bairius. Nu, ir tu toks jau, nu, blemba, gal reikia man pristabdyti, žinai, gal tada eisi jau ne 3 kartus į savaitę, kartą į savaitę. Yeah. Eidamas kartą į savaitę vėl girdi tos pačius bairius. Nu gerai, eisiu kartą į 2 savaitės. Yeah, į 2. Bet čia problema ne žiūrovė, čia problema tada mumyse, kad mes nesistengiam labiau rašyti naujų bairių. Taip, žinai, aš negaliu pasakyti, ai, tai jūs neįvertinot, aš čia dar testinos, ne, nu, tai aš turiu daugiau dirbti, turiu kažką išrašyti, blėt, kaip man dirbti. O, atsiprašau, šitą kirpti, na, kaip duhas. Kaip duhas žinai, dabar su ilgai paskambėjo. Aš noriu pasakyti, kad gali girdėtis garsų kažkur, laukia. Nu, stipriai girdis, ne? Girdit atsipimą. Ventiliuškė? Vada tik, tas? Ne, čia... Bliam, aš negirdžiu, gal negirdi? tu girdi. Pas mane echolokatoriai. Girdėsi, žinau, kaip aš tvarkysiu. Ne, kai aš tvarkysiu, tai tikrai girdėsi. Tu galėsi prizuminti žmonėm, arba tegul pas mane ganėti mažas ausis. Va, tu gali pažiūrėti. Pas ne? Bet tai dėl to ir negirdėjai. Gali būt. Gali būt draugas, sako, tu manęs negirdi, nes sakau, nu, sorry. Sorry. Genetiškai taip čia, tiesiog yra. Sorry. Šiaip aš klausau, bet ne visada gaunu. Sakau, nepagaunu, kas trečią žodį. Tai sakau, grįžtam prie šito, mes turbūt esam kalti. Dėl to faina, aišku, kad atsirado šaukeisai, mes ten turim jau ateiti su geresniam programom, negalim sauliais kažkokiu tai šūdu. Skirtingai, aišku, būna, bet irgi ten turim gal labiau stengtis. Aš nesu guru, aš nesu kažkoks ten, žinai, tie, kurie daro, gal turi geresnių įžvalgų, geresnių, mano tokia yra paviršutinė nuomonė, kad viskas vis tiek rezonuoja į mus. Mes turim labiau stengtis. Blet, be klaidų. Va, baigėsi garsas. Jo, bet čia man ventiliuškė kažkokia girdėjęs. Ne, ten iš lauko. Žodžiu, aš kažkada irgi galvojau, blema, va čia kaip būtų, nes kartais, nu, gal čia yra mano dalykas, kur tu paklausai ir taip toks, nu, nežinau, čia ego gal ar kas, klausai bairio, žinai, ant scenos, blet, galiu geriau tikrai, bet tas galiu geriau niekados neteis, kad tu ant scenos padarysi geriau, žinai. Ne, bet tai faina, kur žmonės va dėl to yra, tai žinai, čia irgi yra geras startas, kai tu sėdi tarp žmonių, klausaisi komiko ir toks, blemba, aš galiu geriau. Tai dėl to nieks nedraudžia ateiti, išbandyti. Aišku, čia yra sunku, žinai, tave... Bet užlipt? Užlipt, ne, surakina. Čia tikrai surakina, sunku ir ypatingai, nes ko mes tikimės? Mes tikimės, kad visi bairiai bus geri, žmonės žvengs, išneš tave ant rankos. Kai, o dieve, kaip jis juokauja, nu, tipo, žinai, kas galėjo tikėtis. Bet yra kaip yra. Bet sakau, kol nepabandysi, nesužinosi. Ir tai mano buvo tas variklis, pagrindinė motyvacija. Bet kada tu supratai, kada tu klikinai, tu daug kartų ėjai, kad vat galėjai jau jaustis? Labai daug. Pas manegi buvo tas laikotarpis, kai aš šūdą valgiau pastoviai.
pastoviai ir aš net mačiau, aš pamenu, žinai, iš kitų komikų, kur toks jie tokie, nu maladės, bet nu maladės. Bet Žinai, ar čia nėra tas dalykas, kad kai tu nežinomas, tau dar sunkiau, nes tave nesimpatizuoja su tavim iš karto? Tai Kai naujas lipa ne, žmogus. tai ir pliusas ir minusas. Žinai, kai, pavyzdžiui, pliusas yra tame, kad Kad iš tu tavęs nejauti- daug nesitikė. Taip. O minusas yra tame, kur galima žmonės tokie, ai, nu tai vėl šitą šūdą pasakas. Nu gerai, tai einu parūkysiu. Okay. Bet skirtingai, nu tai pasakau, dėl to ir aš nenurašau jokio komiko, nes gali bet kada įvyktas lūžis ir jis tada pradės ten išprotėjęs, sektautus darys kažkokius kosminius bairius, nenormalius Nusižudys. Mm? Nusižudys. Ant scenos to nedarykit ir šiaip nedarykit, aišku, pagalvokit apie mamas, apie ten draugus, nesižudykit, baigit, viskas bus gerai. Aš irgi pritarčiau. Nenoriu žudytis.com. Jo. Šiandien blogai, rytoj blogai, bus gerai, bus pamatysit. Nusipirkit loterijos bilietą, gal ten pasiseks. Bet jeigu nupirksit po to, kai aš sakau, tai nepamirškit apie kažkokią procentą rekomendacijas. Aš labai priimčiau, prašau, maldauju. Man būtų labai malonu. Aš tikėjausi, žinai, tie videkai YouTube, kur yra Twitch'e tie, kurie žaidžia, nežaidžia, daro savo contentą ir po to bam, blėt, jiems kažkoks tai donationas pareina. Ten pizdės kažkokio dydžio, ten, žinai. Yeah. Aš matydamas tos dalykus, yra visi compilationai YouTube, aš toks, blėt, pradėsiu streamint, nu yra pasaulio, nu vienas šeikas. Bet vienas, kuriam čia pačiam nenuspėsi, bet čia kaip lošimai gaunasi. Tu lauki. Bet čia tada blogai, jeigu lauki yra blogai, jeigu kažko tikiesi, turi didelių lūkesčių, aš galvoju, čia yra blogai. Ir dažniausiai net neteis, tipo. Ir tu tada, žinai, tada vėl kažkokias depresijas, gal esi linkęs labiau. Tai ne, darykit ir tiek. Nekalbu apie manifestaciją, manifestacija yra gerai. Ne, manifestacija, blėt, žodis sudėtingas, čia negali būti blogai, skamba gerai. Manifestuoja. Manifestuoja, tai skamba, kur aš padaryčiau 3 klaidas, o taip skamba šitas žodis, nes atrodo paprastas, bet aš, blėt, sugebėčiau. Aš esu iš, man atrodo, YouTube ar Twitch'o, dabar galvoju, per streamą esu gavęs 500 eurų. Ble, seniai, atrodo, kad aš milijoną gautų. Nu, tu dabar pasakėjai, man pradėjo daužyti širdį. Jau norėjau. Daužyti, jau, tipo, ale, eik nu, kas su tokiais pinigais darydavai? Nu, bet jeigu žmonės tai gali leisti, nereikia forsinti, žinai, kiekvienas palaiko skirtingai, sakau, ir paprasto kartais ačiū yra labai daug ir visiškai pakanka. Aš būna tada atidirbu, žinai, netgi duodu daugiau truputėlį kontentų, nes aš irgi čia, tipo, išreiškiu daug emocijų, sakau, tu, ble, dalbajobas, pradedu pizdavot, paskui vėl geros nuotaikos, žinai, nu, nes man tai šokas yra. Aš tokių pinigų šiaip, nu, tipo, okei, tu matai juos ir taip toliau, viskas tvarkoj, bet kai tu donatą gauni. Jo, čia visai kitas, čia žmogus tiesiog atidavė tau 500 eurų, su mokesčiai šiek tiek mažiau, 440, bet mokesčiai nedarykit taip. Žmogus, blėt, 500 eurų atidavė. Nedarykit nesąmonę. Tik nahui čia vokėt. Jo, nahui čia jūs darot. Užmeskit daugiau, parodykit, konkuruokit su juo. Aš noriu, kad matyčiau, kad man kažkoks matas šiam 9 duoda 500 ir po to, blėt, VMI tokie 7 PM ir kad tu jam rašo. Ir kad tu, ir jie konkuruoja. Tegul konkuruokit VMI, padarykit gerą žmonėm. Nu, būkit tokie nenuspėjami. Duokit, kad žmonės vėl jūs pamiltų. VMI, blėt, užsirašykit savo. Darykit ką nors, joptojame. Kodėl, nu, jūs turit irgi... Nereikia bildant. Jūs irgi norit grąžintą ačiū. Ačiū VMI. Hashtag ačiū VMI. Šiaip norėčiau kažkada padėkoti. Bet turbūt reikia padėkoti, kad galiu verslą daryti. Čia. Tipo. Kad leidžia man verslaut. Ir tašką dedam kol kas. Jo. Nesiplečiam ten. Tu kiekvienais metais važiuoji kelionės. Ane? Aš stengiuosi, bet tas yra... O kodėl šiaip tu nori važiuoti vat, į Aziją? Bent jau šiais metais buvai, praeitais, man atrodo, irgi buvai. Ir varysiu, ir būsiu, ir pagrindė varysiu tik ten. Ir tikiuosi, mes čia labai sueinam su draugė šituo klausimu. Nes, žinai, vakarų pasaulis, žiūrint nuo Lietuvos, tai reiškia, tai Europą. Aš nebuvęs Amerikoje, aš nebuvęs Šiaurės Amerikoje. Norėčiau, aišku, ten pabūti, Bet pagrindė, kuom šokiruoja tave vakarų Europą? Jinai gali tik teigiamą šoką padaryti. Aš taip įsivaizduoju, aš nesu daug kur buvęs. Bet ale tu gali pamatyti kažkokių ten Sky Towerių, tu gali pamatyti ant kiek tvarkingos gatvės, ant kiek gera infrastruktūra, ant kiek tas. Ir čia yra toks teigiamas, žinai. Azija duoda tau ir teigiamų, ir neigiamų. Kur tu žiūri ir tu supranti, kad
šimtmečiais tai, kas ten, pavyzdžiui, dabar vyksta, tu net per 100 metų nepakeisi. Yeah. Man irgi nepatinka, kai atvažiuoja turistai ir tokie, čia reikia kažką keisti. Ne, tu nieko nepakeisi. Žmonės bildino tą savo visą dalyką šimtmečiais, N metų. Tipo, būk, daryk išvadas, mėgaukis, nesimėgauk, grįžk, vėliau nebegrįžk. Ten yra, pavyzdžiui, tam pačiam Bankokė. Laidynas, visur elektro tipo laidai, čia yra jau kultūros dalykas. Ten yra pizda, aš stovėjau, pažiūrėjau tos laidus ir aš galvoju, aš dabar su vienom žirklėm prasineždamas, blėt, pro tos laidus, aišku, jeigu nemirčiau. Nahu pizda Bankokų. Aš nežinau, bet aš aišku nežinau, kurie veikia laidai, kurie neveikia. Bet aš suprantu, kad su žirklėm aš esu Avengeris. Aš turiu, blėt, galią. Aš esu elektromenas ten. Aš esu ESO Bankokė. Aš esu ESO. Ne kiti kažkokie tai žmonės. Nu ten, sakau, ir tu žiūri pakeldamas galvą, taip tu matai. Skaitauris tokio dydžio, tu nematai paskutinio aukšto. Nuleidi galvą, apsimyžęs bomžas, kalbasi, blėt, žaidžia kortom su žiūrkiam. Nu, tipo, ten yra tokie dalykai, kurie tave šokiruoja. Ir va čia yra šokas. Tu negali pamatyti to vakarų Europai. Vakarų Europą tau to neduos. Tu gali pamatyti, žinai, ir tu man... Va, ir kas trūksta man... Net jeigu, žinai, daugelis sako, kad tie azijiečiai ir tailandiečiai, pavyzdžiui, pagrindinė, nes mes dabar buvom Vietname ir Tailande, ir galiu išskirti, kad Vietname gal ne tiek šilti žmonės, kiek Tailande, bet tipalė, čia fake šypsenos. Ir aš irgi galvoju apie tai, kad, nu ir pohu, kad jos fake. Man skirtum, duokit tada ir Lietuvoje man fake šypsenas, daugiau šypsokėmis. Yra tas, kartais sakau, šypsena gali tau padaryti dieną. Yeah. Bet kaip mes turim chujovą orą ir dar šitą dalyką romantizuojam kaip cepelininis dangus, neromantizuokim tokių dalykų. Vadinkim chujovas oras su chujovo dangum. Chujova kur va nuotaika. tai va vaikštom, sakau, tie, blėt, ta galva pasislėpusi tarp pečių, tu galvoji, kuo greičiau nupizdint namo per tokius orus ir laukti pavasario geresnių orų. Ten, aišku, labai daug įtakoja saulė. Turi didžią galę tas vitaminas D ir tiek ir turbūt Ispanijai, Portugalijai, bet tu matai, va, pavyzdžiui, eini per tas gatves ir matai, kiek žmonės tikrai prastai, daugelis gyvena. Labai didelis yra tarpas tarp turtingų ir ne. Ir net jeigu moteris dirba, va tą atlieka kelių darbus, apsirengusias ten plus tram, apsirengusias, žinai, tais, blėt, kombinizonais, tais šalmais, išveido matai, kad užsipysusios, nesveikai. Ir tu supranti, kad blemba vis dėlto gaila ir tų žmonių, ir moterų labiau, žinai, nes jis fiziškai neturi tiek jėgų, kiek mes, man atrodo, čia, blėt, tiek feministas, neužsipulkit, man atrodo, kad jis fiziškai silpnesnis. Daugelis, ne visos daugelis. Ir vyrai atlieka tą darbą. Bet aš einu, aš, pavyzdžiui, pagaunu iš žvilgsnį, aš nusišypsau ir jie atgal nusišypsau. Jiegi, neturi to daryti, neprivalo visiškai. Ir va tas man suteikia tą visą šarmą, man dėl to patinka. Net jeigu mane įpiso tas odas ir buvau va per tiek va nuo mirties, man atrodo, per visą gyvenimą, aš vis tiek grįšiu į tą šalį. Jeigu jie nebesišypsos, galimai nevarysiu. Bet man tokie paprasti dalykai kaip šypsena, daug duoda. Aš suprantu, aš irgi galiu savo būti hipokritiškas tuo atžvilgiu, kad aš atvažiuoju turistas, turėdamas daugiau pinigų. Ir man ten lengviau. Ir jo, jūs būsit teisus visiškai. Bet kartais, sakau, mažų dalykų užtenka, kad suteik kažkam padaryti gerą nuotaiką ir praskaidinti dieną, negu ten, blėt, žinai, aš gal per silpnas kapitalistiniam pasauliui. Aš toks taip, žinai, kur, tai dirb daugiau, uždirb daugiau ir čia bus tau zaibys daug, paskais čia, ten, blėt, gali pizdinti net į to pačią Šveicariją, jeigu turėsi daug pinigų, ten pasidarysi gerą gyvenimą. Bet esmė netame, aš net galvoju, gerai, aš turėsiu daugiau pinigų, aš ten nusipirksiu tą gal. Bet man nereikia tiek daug. Man reikia paprastumo. Paprastumas man yra geriausia savybė žmogaus. Blet, jeigu galėtum ten nusipirkti būstą, ko negali, tai turbūt gyventum ten 100%. Kažkiek, gal ne visai matai, nes mes praeitais metais buvom 3 savaitės ir ten su ko nekalbėjau, vis sakė, galimai tu buvai su rožiniais akiniais ir ką irgi jie buvo. Dėl to mes nusprendėme šiais metais pataupyti ir drož 2 mėnesių kelionę. 2 mėnesiai. Ir pas man ir buvo tas blemba, ar bus taip, kad po 2 mėnesių vis dėlto aš norėsiu grįžti. Ar aš pasigėsiu draugų, šeimos. Ir jo, aš pasigėdau, bet ne tiek, kiek įsivaizdavau. Kai, žinai, tu pradedi savo kelionę ir toks, chill, aš turiu dar 1,5 mėnesį čia būti, žinai, chill. Bet kai lieka 5 dienas, toks, ble, dar pabūčiau 2 mėnesius. Ir
Galimai dėl to, kad tu bėgi ten nuo problemų, žinai, tu palieki visą savo problemas čia, tam laikotarpiu ir tau ten gerai, ir, vat, pavyzdžiui, grįžti, vėl tu turi spręstas problemas ir prasideda, blė, ten kažkas nepavyks, ten nepavyks, kažkas ten pavedė, ten kažkas to nepadarė, ir vėl tas... Įsipareigojimus dar mes turim, žinai. Jo, ir tu vėl tampi, blė, va tas va vaikštai tarp žmonių, blė. Tu įsiparinęs. Jo, tai man žiauriai patiko, net gal Vietnamas labiau, virtuvė Vietnamo labiau. Ir kainos dar geresnės, neslėpsiu, žinai, negu Tailande, nes Tailandas labai turistinis pasidarė ir kuo toliau, to sunkiau atrasti vietas tokias autentinės Tailandui. Ten, blėt, kur nespjausi kažkas bonjour arba ten good morning, nu jau 7-Eleven. 7-Eleven. Jau jeigu spjauni, yra galimybė didelė, kad net ne į tailandietį papuls. Jau čia bus turistas. Nu ir aišku, mes nevažiavom, kur yra, blėt, rusų ten vos nepukėtas, tas iš karto nahui. Nes sakau, man tas jų visas mentalitetas tų žmonių vapšė neprieinamas, savanaudiškas, blėt, ir egoistiškas, kur, sakau, verčia kitos šalies žmonės kalbėti jų kalbą. Nu, ant kiek tu turi būti dalbajobas? Idiotas. Nu, visiškas dugnas, blėt. Pala, niuchas. Gandonas, duchas iš didžiosios D ir, blėt, su tokio... Duchas. Ir su tokio ilgaja U, blėt, kur hujarina į C... CH ten va taip eina tas brūkšnis per visas raidės. Aš buvau, nu aišku, aš Tailande nebuvau ir, nu, bet kokiu atveju norėčiau nuvažiuoti, labai įdomu, kaip papasakoja, bet aš buvau Turkijai, nuvažiuoju į Turkiją. Pirmas dalykas, Rusija, na. Bet kur kalbu, rusiškai. Ir dar galvoju, kad aš irgi rusas, na. Nes tai atrodau panašiai, žinai. Nes net gal ne tai, kad panašiai jiems taip lengvai. Baltas, užkalbinsiu rusiškai, jo, ir žiūrėsiu, kaip eis turbūt. Eik, nahui, blėt, negaliu, rusiškas muzonas. Tai viskas jiems jau pritaikyti. Jo, viskas, realiai infrastruktūra irgi rusiška, na. Viskas daugiabučiai, 5 aukščiai, blėt, atsiradinėja, na. Jie pradėjo dėl rusų chruščiovkės, nahui, ten statyti. Ne viešbučius, o chruščiovkės, kad tai jau... Aš negaliu, nahui, patikėti. Muzika irgi, atlikėjai visi atvažiuoja, blė, Turkija, na, Turkija, pigų jau, žiūri rublis, kurva. Tai aš dėl to ir nevarau. Dėl to sakau, nenoriu varyti, nevarysiu, neturi tos šalis to, ko aš noriu. Tai kol kas mano, ta širdis, nesakau, net ne į Lenkijos pusę, va, į Aziją. Na, aišku, aš pasirinkau, matai, čia tokias vietas, kur tu keliauji ten su visokiais, nenoriu nieko reklamuoti, bet šiaip su kompanijom, žinai, kur tu varai. Jo, su draugeliais, su saveku, fainai, žinai, bet aišku, daugiau žmonių tu gali būti daugiau nesklandumų, nes vienas to nori, kitas taip nori, trečias vapšiblėt, idiotas. Vienas nori ilsėtis, kitas nori važiuoti. Jo, bet tada, žinai, mes labai buvom apsitarę, pasiskirstę, jeigu mes norim tai susitiksim arba vakare, arba sekančią dieną ir su to visiškai yra all good. Suaugę žmonės galim kažkaip kalbėti. Aš tavo kelionės atsimenu, aš vlogą tavo žiūrėjau, kur tu keliavai. Taip, tai buvo, bet čia ne šiais užpraeitais. Gal prieš 2 metus, gal prieš metus. Čia buvo praeitais metais. Ir man visai patiko, žinai, visas tas dokumentavimas, žinai, visko. Su GoPro tu darai? Su DJI Action 4. O, aš turiu dabar nusipirkęs. Man viskas gerai. Geniausia kamera ever. Stabilizacija, gali gali apvirsti ryšiam. Jo, vis tiek. Ką nori realiai daryti. Išėjo dabar 5, galvoju apie bet kokybė, nelabai, žinot, skiriasi. Taip, tik biški... Niuansai, mačiau ten naktinė geriau šiek tiek, bet ten jau tvarko viską. Jūs. Žinai, robotai viską tvarko. Nes nesupranti, kai ar tu filmuoji su kamera, ar kamera su tavim jau. Kur varite dar kartą filmuosi, manim pizda nušaus. O gut, va, viskas, tau pinigai ir išeina. Aš, blema, čia mačiau podcast'e, kad tu apie ligą Tailande pasikalbėjai. Nu mes, aš žinau šitą dalyką, tu, blėt, vos nemirė. Nu, man taip atrodo. Tau taip atrodė, ar tai jau beveik vyko? Nu, man taip daktarai sakė. Man daktarai taip sakė, kad buvau... You gonna die? Jo. Bet jie ir visą gali... But it's funny. Jo, bet matai, jie net pozityviai šitą žinią atneš, kur tave neužparina. Jo. Tu tipo nesiparini daugiau. Gerai, sakau, gaila, kad nėra, kiek žinau, skiepo nuo šito dalyko. O, nu gerai. Nėra skiepo. Čia yra paprasčiausia, jeigu tavo... Pozityviausia mintis. Bet all good, aš galvoju, žinai, jeigu, aš kokią rekomendaciją galiu suteikti žmonėm, nes gali dabar prisibijoti, žinai, nes, nu, tikrai... Tai palačia nuo ko, nuo uodo? Nuo uodo. Aikt. Uodas, ten yra toks uodas, kuris... Odas, jo. Odas. Pedarastas, kuris man įkando, galimai buvo pas mane nusilpęs imunitetas, nežinai, mane žiauriai kandžiai. Žiauriai, aš turiu nuotrauką ten, kur
Sujobintas visas, sukandžytas. Aš įsivaizdavau, kad aš jiems jau kaip baras esu, nes tarp įkandimų net atrodo milimetro nėra. Jo. Kurie jau dviesi skrisdavo. Draugiesi į tą pačią vietą. Aš žinau, pas vieną kraujas zahujienas. Varom, žinai, ir jie šaikom, va tai, va. Atvienė atvaro, girti išvaro nuo manęs ir jie taip keiteliojasi. Nu nenormaliai skandžius. Aš nežinau, kas išskirtinio mano kraujo grupiai, nes kiek aš nežinau savo grupės. Bet, gal pasistiprus. Bet nėra berots reta. Jinai nėra reta. Jinai yra, va, kaip duchelių. Ja. Kaip kitų duchelių ir aš tarp kitų duchelių paprastai. Kaip jau, euro liukas, tipo, už eurą. Kažkas tokio, jo. Ja. Bet kažkodėl mane čiulpia išskirtinai. Su kažkokio tai smaku, žinai, jiems, atrodo, kaip aš esu Michelin, balet, kūnas odam. Ir kaip mane vėliau sukandžia, aš supratau, kad man nesusirgti tą ligą, neįmanoma. Aš vis tiek susirgčiau, nes ačiū Dievui, aš susirgau ir man pasakė, dabar mėnesį tikrai turi imunitetą. Mėnesį? Tai mėnesį. O, žiūrėjai, ir pliusas? Ne, plius, jo, bet aišku gaila, kad mėnesį, aš tikiuosi, kad jis ilgiau prasitęs šitas imunitetas. Bet sakau, purškitės ten nuodų, gal gerkit visada daug vandens, elektrolitų ir kad, žinai, nuolat palaikyti imunitetą stiprų, nes atostogus. Aš kiekvieną dieną neslėp, žinai, ir alaus išgeri. Jo. Aišku, proto ribos nebuvo, kad aš ten mėgėjęs, toks vaikščiau, šiandien nemėgėjęs ten stiprių alkoholinį gėrimą, bet, pagerėjau. Blėt, kaip tu neišgersi alaus, kur skanu, tu žiūri gražiausią saulėlydį. Ir jeigu varysit, dar didžiausia rekomendacija, suraskit kokią ramesnę vietą ir pasibūkit ten ilgiau, nes tada sugebėsit susitapatinti su žmonėm. Yeah. Ir su visa lokalizacija. Ir tada yra tas, žinai, kad jau ateini pirmą dieną į parduotuvę, tu toks, sakai jiems šitas, kapkunka, žinai, ne, palablėt, meluoju, savadikap, žinai, ir jie tau savadikap. Tai savo laikalvas, jų kalba. Jo. Okay. Bet jau trečią dieną jau nusišypsa tau, žinai, jau pasisveikina, atrodo, jau paklausia, kaip diena kartais. Yeah. Ir toks jautiesi jau bendruomenės dalim, net jeigu tu išpyzdins atgal, mūsų atveju, žinai, Lietuvą. Po 10 metų grįši, atpažins. Ir dar didžiausia rekomendacija, nes tada atrodo, žinai, pavyzdžiui, man atrodo, aš nesu tam, žiūrėt, kažkoks protingas žmogus, bet sunku shutdownint procesorių, žinai, kai tu nuolat overtinkinį. Nuolat galvoji, apie visokiausius šūdus, apie menknikus, kažką pagauni, galvoji, ir procesorius išstingia, kai tu tik miegi. Yeah. Ir tu pabundi ir vėl, bet tas. Ir va ten aš pastebėjau, žinai, būdamas kažkur paplūdimy, žiūrėdamas saulėlydį, kad tu tik mėgaujasi. Čia nėra garsų, ne? Čia nėra garsų, nustoja. Ir tau ta visa ramybė nusuteikia daug. Tu labai gauni daug. Ir tu supranti, kad rytoj šitą gausi. Yeah. Ir poryt. Ir aš tarp žmonių, kurie man patinka, žinai, aš esu su draugė, kurią myliu, aš su draugais, kuriems aš rūpiu ir man rūpi. Ir tau jau gerai. Žinai, tu žiūri ją, jinai šypsasi, tau žiauriai malonu. Tu stebi, žinai, plus mes, kai, gal turim observuoti aplinką, žinai, kad kokį birbairį parašyti ir šiaip, bet šiaip tu analizuoji. Tu analizuoji kitus žmonės, tu analizuoji ten tos gyvūnus, kaip elgesi, žinai, ten tu matai, tu ten važiuoji su kažkokiom tai savo iš ankstinai susiformavusią nuomonę, kad, pavyzdžiui, ten Vietname valgydavo gal ir kokiuose regionuose valgo šunis. Atvažiuoju į Vietnamą, galvoju, blėt, tipo, žinai, gal čia geriausius draugus kapoja. Ne, bet tu matai, kad turi ant parduotuvų, jie myli to šunį. Yeah. Tie šunys važinėja ant tų motorolerių kartu su savininkais, elgėsi normaliai. Joks šuo tavęs neužpuola, joks šuo neloja beveik ant tavęs, tipo, kad nėra užbaiginti. Blet, tu čia pamatai šunį kažkokį laukinį ar katiną, jis pisas slydės nuo tavęs. Arba puola, arba pisas slydės. Ten, kad jinai prieina, tu paglostai, žinai, atrodo, kažkoks yra tas santykis geresnis net su tais gyvūnais. Aišku, buvo, žinai, yra, blet, niuansai, yra odai, vorai, blet, tokio dydžio, tai biškai prisibėjai. Aš pamenu, atėjau, namo grįžom jau vakarais, atidarau tūliką ir matau ten va tokio dydžio tualete plaukė tą centipede. Ta, 100 kojas, blėt, aš nežinau, bet tas baisus, žinai, su tokiam iltim atrodo. Eiktų, ta kirmelė, jo, ir plaukėjo tualet. Iššyko kažkas? Ne, ir aš žiūriu, aš galvoju, jinai per vamsdę atėjo. Ir aš žiūriu ją minutę ar dvi ir toks. Visą laiką galvoju, ar pranešti apie tai draugiai, žinai, ar pranešti draugiai, galvoju, ne, aš jai tada geriau nepranešiu, nes jinai išsigas. O jeigu jinai išsigas, jinai neįsitūliko, jeigu įsitūlika, paliubomų visada žadins mane, kad aš patikrinčiau, tada jinai ir galvoju, nahu jinai mane žadins. Nepasakysiu geriau. Ja. Ne, sutiks, tai sutiks. Ir aš žiūriu į tą blėt kirmelę ir galvoju, aš jau užmyšiu. Aš pradėjau tiesiai į ją myšti. Snukį. Aš nežinau, kur snukis, iš kurio gal, bet jinai pradėjo va taip raitytis.
Ir aš po to tik iš 2 kartų nuleidau ją, nes pirmą kartą nuleidau vandenį Grįžo jinai atgal. ir grįžo atgal. Kūro vaiduoklis. Jinai grįžo, žinai, turėjo aiškintis dar santykius. Jo, Sako, pizda, aš čia baseinė, čilinu, o čia tu myžė ant manęs. Bet per antrą kartą jau nušliaužė ir tiek. Draugė šito tik vėliau pasakiau, po keletą dienų, kai berots net palikom tą vietą. Tai šiaip gerai, kad pasakai, nebesijaudino tiesiog. Ne, aš dėl savęs labiau padariau, aš sakau, aš bijau, kad jinai mane žanis naktim, kad aš turėčiau patikrinti, žinai, tulik. Aš egoistiškai dėl savęs, atsiprašau, bet, Bet geriau, ramiau jai buvo. Vis tiek, ramiau. Aš dėl savęs dariau ir jai ramiau, bet laimėjau labiau aš iš to. Taip. Sakau, jinai ten kažką tvarkosi, gal persingė, aš galvoju, geriau nesakysiu. 2 minutės priminėjau sprendimą, ar toks, ateik čia, žiūrėk, žinai, kažkaip, ne, paleidau. Bet tai 100 kojų, bliama. Ir tai, žinai, tie baisus, kur per YouTube, tai kaip kovoja jis su vorais, su skorpionais, po tokio dydžio, ir taip raitosi ten. Blet, įsektų į pempečių, kokie 4 metrų pempė būtų, žinai. Užmyžau jį ir nuleidau. Tegul žino, kaip su pusiau lenkais, pusiau lietuviais kovot. Labiau lietuvis tu man negu lenkas. Man irgi taip atrodo. Ir netgi net, tiesiog taip yra. Jo, nubrauksim to į galūnę S, nubrauksim tą paukštelį virš S ir viskas. Paskui žmonės nesupras, kaip kreipti, žinai, vėl. Jo. Ne, tai nebalamutinsim, žinai, Jingle. Šiaip tau sekasi gyvenime? Ar man sekasi gyvenime? Šiaip vat pagalvoju, esi sekasi. Nesėkmingas, negaliu dar šito žodžio vartoti. Ne, net pasakyčiau, kad man sekasi gyvenime. Kažkur gal esu ten, kur turiu būti, aš nežinau, jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie pinigus, apie investicijas, žiauriai nesiseka, žiauriai. Dariau labai durnus sprendimus savo gyvenimą su savo sunkiai uždirbtais pinigais, bet čia yra praktika. Pavyzdžiui, su to pačiu kripto. O, aš prapisau labai iš kripto daug. O, aš labai daug ir... Pambiškai šitą paleidau, nes aš negaliu nieko įtakoti. Žinai, man labai kartais nepatinka tos temos, kai mes bandom samprotauti, kas būtų, jeigu būtų. Kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, ten spėtume nusipirkti nekilnojamo turto prieš metų, kas būtų, jeigu nusipirktume to bitkoino prieš 10 metų. Koks skirtumas? Aš nelabai mėgstu, nes mes galim sėdėti iki gyvenimo pabaigos ir tai filosofuoti. Kas būtų, jeigu būtų, žinai, čia. Jo, tai čia keista, žinai, jeigu išras laiko mašiną, grįžtam prie šito klausimo. Iki to laiko, man atrodo, reikia paleisti ir reikia eiti toliau, nes čia yra visada tas toks akmuo, kuris tau neleidžia tobulėti ir žengti prieki. O šiaip apie nežinau, žinai, sėkmingas dėl to, kad ir dėl sveikatos. Sakau, Tailande nemiriau, artimas mano žmonių ratas sveikas, kažkam, aišku, kažkas sveikesnis, kažkas mažiau. Tai, žinai, tėvai pas tėvus visada gaila būna prasčiau su sveikata, tai linki visada, kad būtų gerai. Nes kiekvienas iš mūsų būdavo tokiai būsenai, ar tai gripas, ar dar kokia liga, kur jeigu tau bloga sveikata, tu nenori nieko. Visiškai nieko. Apart tos sveikatos. Tai dėl to ir savo, ir kitiem linkiu sveikatos, o ten jau viskas priklauso nuo mūsų. Tai dėl šito gal džiugu, kad sąlyginai turiu kažkokį, tai jobaną alergiją, kuri mane jau kankina ant metų ir artimų žmonių ratų. Čiaudau nenormaliai, sakau. Ir keista, žinai, kad tas prasideda, kas blogiausia, vakarais ir paryčiais. Ir kada kartais nueina į kokį reivą, kuris vyksta naktį, ir pradedu čiaudėti. Vat užeina tas dalykas. Pradedu čiaudėti, žinai, pus nosį. Ir tai tu Tomaš, šitą. Niuchinina. Tu šitą, aš sakau, aš alergiškai, žinai. Ir čia mes visi alergiški. Mes visi alergiški. Aš negaliu įrodyti, aš net pažymos su savim nenešioju, žinai, kur aš, pavyzdžiui, dariausi tos visus tyrimus, per 3 tyrimus perėjau ir aš niekam nesu alergiškas. Realiai kitiems tu niuchas. Viskas. Jo, realiai. Per daug niuchinį. Realiai toks, aš alergiškas niuchas. Gal darysiu nosies persvaros operaciją, mačiau, kad... Česka pasidarė visai nesinai. Jo, šitą mačiau. Jam nieks nacho nepasikeitė. Nepasikeitė? Ne, tas pats. Aš nežinau. Padarykit tą, gal padės, o gal tą, tokia medicina, gal tą, o gal susikviš savo pirštą užpakalį, gal prakvepuosi geriau, žinai, tada nebeišeis pro kitą galą. Kalbant apie pirštą užpakalį, Tailande aš sakiau bananą shake. Sėdėjau, žiūrėjau, nuėjau pavalgyti ir prieš tai atnešė bananą shake, geriau tą bananą shake ir man, žiauriai skanus buvo. Aš gal, žinai, viskas suėja, ta saulė, paplūdimys, oras, tas šypsenos tų žmonių, tailandiečių, užsieniečių ir aš geriu
Ir aš grįžau pas draugelis vėliau su tą mintim, kai jau dagėriau tą bananą šeiką, sakau, o jeigu būtų taip, kad, sakau, jūs gerit kažkokį savo mėgstamiausią gėrimą pasaulyje. Kaip, pavyzdžiui, man tuo metu buvo bananas šeikas, sakau, bet vienintelis būdas jį gaut, tai yra čiulpt mylimo žmogaus anus. Jo. Ir vat iš ten išgautumėt. Ar čiulptumėt? Blečiu jo. Aš irgi prie jo, bet aš tipo, išgirdau, kad aš kokie daunas. kiti pasirinkimai, žinai? Nu, jeigu tu geriausias gėrimas, žinai, gal tu negali gyventi be kavos, kaip pavyzdys. Jo. Ir gauni kavą tik, paminėsiu, pavyzdžiui, Ivetos čiulpdamas anus. Va ten tu gauni skaniausią kavą. Aš galvoju, kad šiaip aš esu visada netoli anuso, tai ar labai didelis skirtumas? Nėra taip, kad vienu šūviu du zuikiai ir jai gerai ir tau malonu. Jo. Bet čia, žinai, turėtų būti kažkokios būdelės, kur greitai galima atlikti. Negali viešoje vietoje tai daryti. Ar gali? Ne, vaikai, mes negalim laužyti. Tai gal patys prieina, žinai, jie dar netrado savo mėgstamą gėrimą. Jie gal geria tą šokoladinį pieną jums šiandien. Ne, jų soskiai šanus. Soskiai šanus. Tegul žmonės su protu randa sprendimą vaikam, kaip išgauti jiems geriausią gėrimą. O mes galim namie laukia, žinai, grįžti, sėdi darbe, visas užsipysęs, ten jau deadline'ai tau jau paskutinis e-mails atrašai ir galvoja, grįšiu namo, iščiulpsiu savo mylimo žmogaus anus, kad gautų bananą šeiką. Ir turi motivacijos grįžti namo. Ar galima į priekį padaryti daugiau, kad būtų daugiau? Ne, man atrodo, ne, nes tada, žinai, jau prasideda... Reikia visą laiką atlikti ir tada gauni. Tik kada atliekant gauti. Yeah. Vat atliekant. Okay. Žinai, tu negali savim į darbą parsinešti, nes čia prasideda kažkokia korporacija. Kažkas sudarys fabriką. Jo, padarys fabriką, kur suras mylinčių žmonės, kurie kažką ten čiulpėjai. Anus sučiulpėjai, anus ten pardavėjai. Ne, mums nereikia. Kapitalizmo mums nereikia. Yeah. Mums reikia, vat... Dviejų žmonių gerų santykių. Ir bananą šeikų. Gerai. Ir pastebėjimas, žinai, kad dėl šypsenų dar pastebėjau. Net kai atvaro į užsienį užsieniečiai kažkur atostogauti. Tie patys europiečiai, ten prancūzai, lietuviai, lenkai, anglai. Ir mes, kada kažkur einam su jais į kažkokius haiku, nu kaip su jais, tu prasimini, žinai, tu kažkur eini, vat, jie kažkur eina. Ir aš irgi pastebėjau, kad jie man nusišypso, ir aš jiems nusišypsau. Ir pasakom, hello, hi vienas kitam. Ir po to aš galvoju, kodėl mes tik čia šitą galim? Kodėl mes negalim grįždami į savo šalį irgi šito parsinešti? Tų pačių šypsenų ir tų pačių hi, hello, tipo, how are you? Bet čia pradėti reikia nuo savęs, žinai. Jo, tai reikia nuo savęs. Tai aš noriu irgi, žinai, aš nenoriu dabar sakyti, kad, nes irgi būsiu, sakau, hipokritas, jeigu... Tai Tomaš, kodėl tu čia nesišypsi? Jo. Aš, jeigu matau, sakau, man nusišypso, aš pagaunu akių kontaktą, aš irgi nusišypso, aš nieko tame blogo nematau. Ir noriu, kad daug mūsų tą atlikinėtų. Tas paprastas šypsenas, sakau. Aš jeigu tu be dantų, gal biški droviesi. Tai gali... Pohai susitvarkoma. Gali vadai. Nu, vieną dantį, ant dančio, žinai. Ant dančio ir anusą užgriebtų tai ir nusišypsot. Pas mane yra atvirkštinė ta situacija, man šiaip labai sunku kartais socializuotis ir taip toliau, pasisveikinti sunku pirmam, nes bijau, atrodo. Pasižiūrėti kitą, labai visą laiką nuleidęs akis, einu, nežiūriu į akis ir panašiai. Bet jeigu akis sustinka, yra tas bahūriškas. Nu va, tas sakau, ir malonu. Nu, tipo, kur tau nieko nereikia. Ir taip aišku, bet čia tik bahūram turbūt. Panai, jeigu tai parodysi toks, nu, pana gali biškai išsigąsti, žinai. Nu, pavyzdžiui. Aš save mačiau veidrodį, tai gali išsigąsti šitą, aš suprantu. Dėl to aš, jeigu mačiau pana, iškart nuleidau žvilgsnį į grindis. Ne, nu, juokauju, būna skirtingai. Nebūna ir vainugų atgal atmeta, bet jo, tas toks pakelimas, žinai. Aš nežinau kaip, nu, tipo, arba ranką pakeli, žinai. Einam alergijos pagauti. Ne. Išlaižytą anusą. Reikia bananą šiaip. Galima tik mylimo žmogaus anusą čiulpt. Tik mylimo. Ai, tik mylimo. Aš dar būčiau klausęs, ėjęs prie kitų klausimų. Jeigu kito žmogaus gauni tą legit šūdą, bet mylimo žmogaus. Čia turi būti santykis. Kad išgautų gėrimą. Ok. Aš dėl ko apie tą sėkmę kalbėjau. Ar sekasi ar nesiseka? Blet, paskutinę savaitę man žiauriai nesiseka ir aš nežinau dėl ko. Bet turiu omeny, kad aš atidariau savo alaus išgerimo sezoną. Nu, kad jau, tipo, praėjo 10 mėnesių, galiu biškį paragauti, žinai. Nes su Vieta buvo 4 metai, mes išvažiavom į Kunigiškės, šampaniukas buvo paliktas. Kaip čia taip, žinai. Iš pradžių negėriau, bet paskui antrą dieną atsigėriau, o kam palikti, žinai. Nu, atsigėriau porą taurių, viskas. Ir tada jau galiu padegustuoti kažkada liuką. Ir žodžiu, važiuoju su dviračiai sekmadienį iki Zapiškio. Kaune tokia vieta yra, už Kačerginės. Nu, čia, bet čia tik kauniečiai turbūt žinos.
padangas sprogo. 30 kg reikia atgal važiuoti. 25. Pasiskambinu į vietoj. Atveža viskas tvarkoj. Galvoju, gerai, čia problemos. Ką, atveža padangą ar alaus? Ne. Nei to. Tiesiog atvažiavo, susirinko mane, išvažiavo namo. Okay. Nu, nes jau padangos neturiu, nekeisiu, tikrai tingiu ir viskas kaip ir nice. Kitą dieną dirbu iki 2:30 nakties prie MacBook'o savo, užlenkiu, atsikeliu ryte, atlenkiu, ekranui pizda. Mačiau tavo istoriją. Tik noriu priminti, kad tvarkymas kainuoja 1 štuką eurų. Nes ekranas, rimtas ekranas, Pro versija 16 dar. Pizda, susiparinu, galvoju, ką čia reikia dabar MacBook'o, pasinaudosiu su tą liniją, 4-5 cm, žinai, nesiparinu. Gerai, apsimeskim, kad viskas gerai, nepratrūksiu, čia tik daiktai. Man yra svarbiausias zaibys. Praeina dar 2 dienos, rachitas, na. Negaliu paeit normaliai. Man strienui pizda. Aš žinau, kad strienas galbūt rusiškas žodis yra. Kiek tavo metų priminti? 3-2. Ai, tai čia po trasą normaliai. Seni, aš vakar negalėjau net gulėti. Tailande pasitikom draugelio Manto gimtadienį 30 ir kelių dienų bėgiais apsirgo. Ir aš sakau, welcome to the club. Čia normalu jau. Čia kas tau kažkas skauda, čia yra po trasą normalu. Blet, bet čia žinai, gerai, 2 metai, kad man įpisa. Bet čia labai blogai, kur aš net negaliu normaliai elgtis, judėti, žinai, nu antiek blogai su to strienu, bet, nu, tipo, man gerai, 2 metus kartą, tai čia dar galima pakentėti, bet, blet, nu, ne ant tokio skausmo. Tai išsitepiau irgi iš tailandiečių skorpiono ašaro, man atrodo, išsitepiau nugarą. Šiaip geras daiktas, padėjo, tai atsikėliau ryte, čiut mažiau skauda ir jau neskauda, kai tiesiog guli neutralioj pozicijai. Tai va taip pasitinku savo savaitę, blet. Nu, aš nežinau. Aš irgi dabar grįžęs, kiek, 2 savaitės esu čia. Nu. 2 savaitės, 15-16 dienų po kelionės ir N problemų. Net mes vakar nesudraugį žvengėm. Pradėjom analizuoti, kas, kur, kaip ir kas ne diena, tas prikolas, bet neigiamas. Bet sako, vis tiek grįžtu, kad svarbiausia sveikata, nenoriu čia pasakoti apie tas visas problemas, ten arba šeiminės, nešeiminės. Aš žinau, tai viskas tvarkoja. Ir nu taip yra. Tai tu nepakeisi to, bet kartais, sakau, kartais būnu nuraminu, kad viskas gerai, esam, žinai, sveiki, galim gyvi, galim kažką dar padaryti, kad pakeisti visą šitą dalyką. Nes vis tiek yra kam blogiau tikrai. Ir ten yra sunkiai pakeičiamas situacijos ir ten net žmonės būna žymiai pozityvesni. Tai vis tiek, sakau, jeigu yra sveika, aišku, jeigu jau rakytas ir stuburas skauda, tai... Nemogu apsakyti, nahui. Pasakok, man net, žinai, aš dėl tų visų tepaliukų, kur, sakys, skorpiono akies arba ten kojyčių arba... Manai, kad dar bus blogiau? Buvo tai... Pats kada mane taip sukandžias, kad man neįmanoma buvo kasytis. Jo, tinka. Neįmanoma buvo kasytis. Ir man kažkokie tepaliukai pradėjo tepti. Balet, kai pradėjo degti mano oda. Dega. Bet man visiškai, jinai net neskorpioną, aš ten nežinau, kur ugnikalnio kažkokio užkujarį. Ir aš stoju, ir aš negaliu, aš guliuoju, jinai sako, pakentiek, bus lengviau. Aš jau prie pat kondicionieriaus stoju, kad į mane pūstų, žinai, kad neprisilies. Ir blogiausia, tu kažkiek priprantė, aš sakau, aš negaliu. Ir mes išeinam iš kambario, grįžtam, o jinai man netaip pritepė, kad kol tu esi kambarį, pripranta oslė ir akis prie to kvapo. Tas kvapas šiaip įkyrus. Jo, ir mes tik einam ir ant tiek, blėt, kambarys smirda, o mes prieš tai turėjom ten štuką bato ar kiek palikti užstatą ten, ar tai už raktą, ar už kortelį. Aš galvoju, pizda, prapisom čia už štuką batą, jeigu žaistė tailandiečiai, galvoju, ką mes čia gal išsitepliavę krūšamės, žinai, tose tepaluose. Ėjau išsiplaut ir sakau, gyvenime daugiau ne. Nu, man dega oda. Jo, man irgi dega. Aš va tai va stoviu ir aš negaliu nieko padaryti. Tai sako, tai atsigulk, tai pavaikščiai, aš sakau, nehui. Nuėjau į dušą, nusiploviau iš karto ir kasiausi toliau. Aš iki šiol turiu va tos įkandimus ant kojo, nugaros. Pas mane būdavo, kad aš naktim pabundu, kad, blėt, pasikasyt. Ir kasaisi kokį pusvalandį. Ir kurva, nežinau, kaip... Pas mane buvo teorija, jeigu sujungtos visus taškelius ant mano kūno, kur yra įkandimai, žinai, jeigu būtų jie sunumeruoti dar, kai vaikystėje tą piešti, ten čia būtų kažkas parašyti, tu gėjus. Arba aš gėjus. Arba ten, nežinau, Lenkas duhas. Su ilga. Iš didžiosios D. Iš didžiosios, o kur aš toks, wow. Nesitikėjau. Nu ir, nenormaliai.
Nu, aš irgi, blemba, aš galvau, kad, tipo, viskas gerai, sveikata, čia, nu, viskas liuks, blėt, nuotaikos puikios, tipo, viskas liuks, pachmo nėra, nieko, viskas tobula. Gerai, čia daiktai, pohui, praeis, juk buvo, nėra bus, kaip ten poetas vienas garsus pasako, nėra, yra bus. Ir tada, rachitas. Yra, man kartais atrodo, žinai, kaip būna tas posakis, aišku, aš nemėgstu tų posakį, bet kai būna, tipo, lezebra, tai juoda, tai balta, juoda, tai balta. Pas kai kurios gal užsitęsia ta juoda. Bet po to vis tiek ateina ta balta. Tai... Ne, aš laimingas, aš iš savęs stengiuosi būti laimingas, būna tų blemba tokių, nu, kaip tu sakai, cepelinis dangus, kvailai skamba, bet, nu, okei, būna, žinai, nu, viskas atsitinka, bet aš vis tiek, nu, ištraukiu to pozityvumo iš savo gilių. Tai laikinas rachitas, tai laikinas cepelinis rachitas. Taip, ir, tipo, aš ištraukiu iš tų savo gelmių, kur yra tikrai daugiau to pozityvesnio laikotarpio, ištraukiu iš prisiminimų, kad viskas šiaip gyvenime būna gerai. Mes kažkada numirsim ir viskas bus gerai, nebeegzistuos blogi dalykai. Nežinau, galbūt kažkas ten viduj, toj dimensijoje, nežinau, kaip ten, kur mes ten būsim, bet kažkur egzistenciniai nebebus jausmų, nebebus pojūčių ir viskas bus gerai. Tai aš manau, kad bet kokia atveju visada bus viskas gerai ir čia nereikia rachitas, nerachitas, jeigu ne visą gyvenimą, tikiuosi, kad ne visą gyvenimą ir nereikės pasikinezait, viskas bus gerai. Ir čia tik, ir dabar man zaibys yra. Tai, kad reikės. Žinai, kada priėmė mintį, kad reikės, tai jau lengviau. Man dabar yra gerai, ne aš dabar esu laimingas, aš laimingas su tavim, kad galim įrašyti laidą. Nu, tipo, viskas yra zaibys. Nors nesvarbu, kaip aš atsikėliau. Viskas yra ir bus zaibys. Žinai, kaip iš kokio kampo žiūrėsi. Nes, blėt, aš labai nemėgstu, kur triznėje, kur yra žmonių, kurie triznėje. Kažkas atsitinka, pizda. Gyvenimo pabaiga, na. Nusuko ne į tą gatvę, gyvenimo nahui pabaiga. Nu, ne taip vyksta. Nu, aš ne ant tiek, bet aš labai hiperbolizuoju. Aš irgi dažnai taip darau, gal dėl to ir nemėgstu, nes iš mano pačio, žinai, išeina iš mano pačio, bet... Nu, bet kada vertinki nėra, tas sakau, kad kodėl taip, kodėl ne taip, kodėl atrodo taip teisinga, bet elgesi kitaip. Nu, bet sakau, tai aš, kaip ir minėjau, kad kažką pakeis, gal pradedi nuo savęs ten... Pradedi, žinai, motivuoti draugį, kad sakai, blėt, nu gal rimtai ten yra bananas šeikas, jinai vis ne, bet sakai, davai pabandom, nu. Ir gerėja, eina gerin dalykai. Kai yra, tai žinai, tokia lentelė, turi problemą, taip, galėjo pakeisti, neturi problemos. Aš tai visą, negali pakeisti, visą turi problemą. Aš visą kažkur sakau, yra dalykai, dėja, kur tu, nu, negali pakeisti. Ir va tas mane būna kartais serzina, žinai, kad tu nori padaryti kažkokią įtaką, bet, nu, tu esi per mažas arba sunkiausia yra, kada problemas tau sukelia artimiausius žmonės, nes jie tau rūpi labiausiai. Ir va tada, kada tu bėsinės dėl jų kažkokio tai poelgių, nes tau rūpi jie. Ir jie vis tiek daro. Ar nebūna, kad tu apkrauni paskui ir tą žmogų, jeigu garsiai tai galvoji? Ne, nu tu bandai, žinai, paaiškint kodėl. Tu paaiškint savo poziciją su kažkokiais tais argumentais, tu negali pasakyti, tu lochas, nes todėl. Nu, aišku, tu apkrauni tą žmogų, blėt, kodėl? Nu, tipo, kodėl aš lochas? Nu, bet jeigu tu, pavyzdžiui, kai tu padarai čia blogai, kaip tu, pavyzdžiui, man atrodo, geriausias dalykas tai save pastatyti kitą žmogaus vietą. Ir tada pasistengti kuo plačiau pamatyti. Ir tada toks, galimai tu teisus, arba galimai tu neteisus. Outside the box, divo. Nu, vat, apie tą ir kalbu, kad vat, outside the box, kai mes tai, nu, būtų žymiai geriau, kad mes dažniau praktikuotume šitą, o nežinai, ten, blė, tu lochas ir viskas. Bet kada reikia spręsti problemą, skau, ir sunkiausia su žmonėm, kurie tau labiausiai rūpi. Nes jeigu tau žmogus nerūpint, žinai, mūsų yra milijardai ir mūsų, blė, vis dabar kalbamės, vėl kažkoks komikas gimė, joptvimai. Ir vėl konkurencija didesnė šitoje Lietuvoje. Bet ir tu negali kitų, žinai, aš negalvoju apie milijardų žmonių, bet galvoju apie tą savo ratą žmonių ir nori kažką, kad būtų vis geriau. Ir ten, kada stengiasi, blėt, kiekvieną kartą ten mėnesį, 2-3 metai daugiau ir tas nepasikeičia, tada, nu, aš tampu labai irzlus. Aš, nu, kartais, nu, man pizdėts, atrodo, kad viskas paprasta. Bet net įkyrus pasidarai turbūt, ne? Žiauriai. Pas mane galimai yra sudėtingas charakteris, aš sakyčiau. Man atrodo, kad nelabai, bet, žinai, kiek tenka būna jau pakalbėtis ir su tais pačiais draugais ir su, nu, blė, sako, Tomašai, tu taip pidariokas. Pidariokas. Blė, šlikštus žodis toks, labai šlikštus. Nu, bet aš toks, ne, kodėl, žinai? Ne, sako, ne, nu, tu tai duhas, tu sakai, kad ne tu iš dviejų didžiųjų, blė, duhas. Blė, aš būnu, tipo, aš empatiškas, kai tu nejauti nieko.
Beros ne, empatiškas, beros, kai tu prijauti. Tai nesu empatiškas tada. Aš Neprijauti žiauriai kitiems nesu žmonėms. empatiškas, neprijaučiu dažniausiai niekam, tik labai artimiems žmonėms, nebent, nes aš gimiau toj aplinkoj, kur kai žmogus verkia, aš nesuprantu, ką aš galiu pakeisti, man sunku suprasti. Ne, dėl vaiko tai jis toks, žinai, čia tokia ir būtybė vaikas, jis pats Ne gal- vaikas, verkia. Aha. Kai Ai, verkia žmogus. Ai, ne, aš labai per Aš stipriai nemoku ir prisiimu. aš tipo mano household'e, gal kaip čia pat. Mano namuose nieks neverkdavo. Niekam nebūdavo zaibys. Ne, šitas- Visur slepiamos emocijos. Ir aš augau ant to. Ir aš pats nerodau jausmų, niekam nepapasakoju kaip šudinai. Podcastas, blėt, kur visi dabar gali papasakoti, kaip jaučiasi, na. Jo, per podcastą gali šiek tiek papasakoti, bet, tipo, blėt, aš, nusakau, nesu empatiškas ir aš nesuprantu kartais dalyko, aš suprantu, galbūt aš išgyvenu tą, ką jis man pasako ir taip toliau esu išgyvenęs, bet aš negaliu patart. Man išsijungia. Žinai, bet čia gal ne patarimo, bet aš prijaučiu labai. Aš net sakau, aš kai matau, kad tas pas, aš čia matau benamis, ar matau ten prie bažnyčių tūpį, ar net tam pačiame Tailande ar Vietname, kur, nu, labai daug to, žiauriai daug. Ir mes ėjom per vieną gatvę, kur buvo žiauriai daug benamių. Nu, šimtais atrodo. Ir aš net vienu momentu buvau įsitempęs, nes mes einam keturiesi, žinai, aš galvoju, nu, ble, čia gali visko būti. Ir nieko neįvyko. Benamių karas? Nu, tu matai, kad, tipo, vat yra, kur kelias automobiliam, ir yra šaligatvė, ir ant šaligatvių vienas prie kito guli. Tai kažkas kalbasi, tai, nu, bet matai, čia yra benamiai. Ir pirmą aš stempęs, nežinai, mes einam keturiesi, turistai, visko gali atsitikti, dabar įvykti, įsitempęs jau. Jo. Bet praeinam vieną gatvę, reikia sukti kitą, vėl tas pas. Vėl eini, nes nubiški nejauk. Jie mato mus, mes matom juos. Bet tu įsitempinęs, tu galvoji, kad gali kažkas atsitikti. Įvyk, jo, nu aš dar einu, žinai, iš galo eina draugė, jos sesė ir draugas. Ir aš suprantu, kad mes turim, jeigu ką, apsaugot dar moteris, jo. Princesas. Nu, reikia, nu vis tiek, žinai, ir eini jau biškiai įsitempęs. Ir po to praeini tas gatvės ir nieko neįvyksta. Ir aišku, po to pradedi nagrinėti, kad būtume kitoj šaly. Kokiai Kolumbijai, nu pizdučiai, jau nebegrįžtame, jaučiu, žinai, gal kažkur siūlytų mano seną širdį kažkam įsigyti, arba kepinis ir panašiai. Galimai, irgi nenoriu sakyti nieko blogo apie tas šalis, nebuvau, nežinau. Bet po to pradedi nagrinėti, kad kada atėjo žmogus to etapo, kad jam reikėjo ateiti į tą gatvę. Ant kiek turėjo būti viskas blogai, kad jis atėjo į tą gatvę. Nu, pavyzdžiui, aš supratau gerai, aš ateinu į tą gatvę, žinai, turint dar kažkokius daiktus, kažkokius paskutinius gerus rūbus gal ant savęs. Aš ateinu į tą gatvę su kažkokia gal kuprinė ir nes tu priverstas. Tu žiauriai nenori, nes viskas, tu neturi nakvynės, niekas tavęs nepriima, neturi pinigų, tu turi eini miegoti gatvę. Tu atsiguli tarp tų žmonių ir tu nežinai, blėt, galiu aš čia gultis. Gal užėjęs aš svetimą vietą. Svetimo bloką. Svetimo žmogaus. Žinai, gal čia yra jau savo kažkoks tai principai. Numeriukais, blėt, surašyti raktelis. Galimai. Ir tu, žinai, guliesi ant to kartono arba net guliesi ant kažkokio dar geresnio. Tu pasitiesęs gal kažkokio turi miegmaišį dar, žinai, pirmom dienom. Ir toks guli, permastai gyvenimą, ant kiek tau blogai. Kaip nusiridinai iki ten. Kaip pakeis šit. Ir jeigu, man atrodo, 1, 2, 3, 7 dieną tu dar permastai, galvoji, kaip aš čia papuoliau. Ir ateina anksčiau ir vėliau ta diena, kur tu jau nebegalvoji. Tu jau ateini automatiškai kaip į miegamąjį ten. Ir ant kiek keičiasi šitas dalykas, žinai, ir tu visą aš laiką einu ir permastau ir man kažkur tas yra skaudu viduj. Kas atsitiko su tai žmonėm? Ar jie patys kalti, ar privedė kitos aplinkybės, kad jie atsidūrė toj gatvėj? Ar yra galimybė, kad, pavyzdžiui, aš arba valstybė galėtų kažkaip jums padėti? Tu matai apleistus kažkokius pastatus, galvoju, kodėl nepadaro taip, kad, pavyzdžiui, ten galėtų benamiai, žinai, tie būtų. Kai kurie žmonės tiesiog nenori. Aš žinau, kad... Ir pagalbos. Jo, bet aplamai, žinai, kai yra daug, tai reiškia, ar visi nenori. Ar kažkas vis dėlto nori ir kažkam reikia padėti. Kodėl mes nepadedam? Ir mane, asmeniškai, tai labai smūgdo viduj, kad vyksta tokie dalykai. Tai, aišku, kad, pavyzdžiui, tokia irgi, mes... Viskas gerai. Liūdna nata, bet mane veikia. Ir aš norėčiau, kad neveiktų. Bet, nu, taip yra, žinai, aš nežinau, kaip čia susiklosto, kad vienas masto, kitas nemasto, kažkas lengviau priima, kažkas paprasčiau, bet man atrodo, aš labai sunkiai šitos dalykus priimu, kad va taip veikia. Pas mane yra tik, nu, sakau, nesu empatiškas, bet va tu papasakai, tu pagalvoji, aš pagalvoju, kai žmonės žiauriai užsipysė atrodo, arba kažką dirba nemėgstama galbūt, ir aš matau, ir aš, taip norėčiau, kad visi mes būtume
Tiesiog happy, kvaila galvot, kai vaikas galvoji, turbūt, žinai, kad pasaulis būtų laimingas, žinai, ir panašiai. Bet, blėt, nu, man tikrai liūdna būna, vat, ir kaip benamiai, bet benamiai man pas mane rajone biškiai kyrus jie. Jie, kurva, iš Ivetas kaulėja pinigus, nah. Iveta, blėt, užsipisus dirba kaulėja pinigus, tai nupirk, blėt, žertvą. Tokius pisa, eiktų, nah. Ne, čia priklausom. Aš suprantu tada ir bildinas šitas dalykas, žinai. Yra labai irgi geras filmas American History X ir tada aš pradėjau suprasti, kodėl tampama rasistais. Žinai, tu gali kažkas priklausomai nuo odos spalvos ar panašiai, arba šiaip nuo kažkokių veiksmų padaro tavo artimajam kažką blogai ir tu galvoji apie visus. Nes yra emocijos, kurias sunku valdyti, bet blaivas protas turi suprasti, žinai, kad visi prie to nėra prisidėję. Ne. Bet, nu, emocijas sunku sutramdyti, sunku suvaldyti. Ir grįžtant prie tų, kad, žinai, kažkas, nu, sakau, skirtingai būna. Tipo, aš stengiuosi tada dėl vieno, aišku, pats papuoliu į tas duobes, kur, pavyzdžiui, vienas kažkoks man padaro kažką blogo ir aš apie visus, nahu. Visi pidarai, blėt, visi nahui. Nu, tipo, nu, taip yra. Taip yra, tu stengiasi pamatai, o ko blogiau, kad jeigu, pavyzdžiui, kažkokios ten rasės arba tautybės žmogus, vat, pavyzdžiui, su rusai, nu labai sunku. Aš suprantu, kad nėra taip, kad, nu, gal čia manęs užsipaus, kad 100%. Aš netikiu, kad 100% kažkokios odos spalvos arba ten tautybės žmonės yra hujovi. Bet kada tu dažnai matai, kad dauguma yra hujovo, nu sunku po to savęs sulaikyti, kad, pažinai, ir tas geras. Tu mažiau šansų suteiki naujo žmogui. Tu tada, žinai, vatrus pidaras, nes, nu, yra tai. Čia taip santykiai panašia linkme gali eiti. Tave 2 kartus išduoda, galvoji, kad visi tą patį padarys. Jo, bet tada pasidarai, žinai, ir išvadas. Tada aš irgi suprantu, nepriklausomai, aš negaliu, jeigu, pavyzdžiui, nu, aišku, ten išduotų mane draugę. Tai yra, aišku, tai yra kryžius santykiams mano manimu ir man tas galioja, kad nepagalvot, man irgi tas taisyklės galioja abipusiai, bet po to, tarkim, aš netaikyčiau kitam žmogui to paties. Aš negaliu jam kažkokios šablonus jau užmesti, kad, pavyzdžiui, jeigu man įvyko tas dalykas, tai reiškia visos moteris kažkokios kurvelkos. Ne, taip nėra. Ir šiaip negali atsivežti santykių savo senų santykių. Jo, aš pagaunu, bet sakau, čia viskas priklauso, ant kiek mes gaunam tą emocinę traumą. Taip, kažkam skaudžiau, kažkas lengviau paleidžia, kažkam apšie pochų ir eina į kitus santykius. Ja. O kažkas turėjo, žinai, didžiulę meilę vienam žmogui, taip atsitinka ir viskas. Ir automatiškai galvoja, kad visos tokios moteris. Ir tada jis ir pats keičiasi, ir galimai savo santykių kitų moterų atžvilgių keičia. Skirtingai būna, sakau. Tai dėl to mes ir, sakau, turim biškį, žinai, plačiau pagalvoti. Gal ir žinai, ką reikėtų mums? Biškį užduoti klausimus reikiamų metų savo, tiesiog. Ką manai, kodėl, ar gali kitaip. Žinai, nes mes kartais tiesiog momentaliai, žinai, ir nebeužduodi klausimų ir tada galim nukentėti. Tai dėl to, man atrodo, reikia mokėti skirti laiko irgi savo, nes kai tu esi pats, tu tada kalbėsi pats ir su savim, tu vedi vidinį dialogą. Nes, pavyzdžiui, kaip dabar mes esame, mes, taip, žinai, kaip ping-pongas vyksta. Ja. Tu kažką pasakai, aš kažką pasakau, mes arba vildinam, arba prieštaraujam. Bet kada tu darai pauzę ir esi pats, vyksta dialogas va čia. Taip. Ir tada tu gali kažką labiau nagrinėti. Kodėl taip, kodėl šitą padariau, kodėl tą pasakiau, kodėl nepadariau kažkokių veiksmų tinkamų laikų. Ir man atrodo, kuo daugiau tu esi savim ir galvoji, savim kalbė, to galimai gali vykti daugiau teigiamų pokyčių. Taip. Bet sakau, ne visada. Čia gal aš tik savo tai... Arba dar labiau apsikrauni. Dar labiau apsikrauni. Kartais ta tyla nėra gerai. Kartais tu... Oi, tu toks... Seninė į tą stalčių įlysi kurvą. Gali būti, jo. Kaip dabar amerikiečiai, blėt, 4 eina, nahui, pelkiai, paskendo, numirė. Čia aš vienas girdėjau, ar jūs irgi girdėjau? Aš negirdėjau. Eina, nahui, ten, tragedija, tipo, pelkiai, blėt. Nu, žiaurut žodžiu, nu tai sakau, paskęs tiesiog gali savo tose dėžutėse. Nu, nahui. Neapsakau, bet, nu, toks tas pasaulis. Kai manai, ko mums trūksta? Šiaip, tipo, ko va tau trūksta gyvenime, kad būtum super happy? Nu, šiaip, kažkada vis tiek atrandi kažkokį dalyką, kas, va, atrodo, trūksta. Tam, kad pabėgti, trūksta pinigų. VMI susiekit su manim, siūskit donationus, maldauju. Hashtag VMI ačiū. Ne, bet šiaip, gal paprastumų, kaip ir minėjau. Man patinka paprasti žmonės, kurie neturi, žinai, jie savo darbais ir savo tikslais neįskaudina kitų žmonių. Jie galvoja apie aplinkinius, jie siekia savo tikslų, jie išlieka sąmoningi, protingi, mylintis,
pagalbus kitiem, tai man šito trūksta. Va tokio va, paprastumo. Jo, Kad ir va- turintis pagarbą. Jo, būkim paprasti, Rodydamas nėra pagarbą. taip, kad nepiskim nahu su savo kartais vien tikslais, va taip, blėt, per visus. Nematydami kitų. Tu pohai, nahui, judam. Tai Per... va, Su tavim nahui, tave duhinu. tai aš dėl to, jeigu aš sutinku tokius žmonės, man yra lengviau atsiriboti nuo jų. Aš žinau, aš jų nepakeisiu, Jo. tai man lengviau, žinai, okei, tai tu varai ten, aš kitais keliais ir Ne, bet būna hamai daug gali ir pasiek, žinai. Tai eina jie ir jam siek, pohai, jie jo. siek. Aš turėjau kiek pažįstamų, su kuriais jau nebebendrauju ir mes anksčiau ir draugais būdavom ten prieš metų, kur, pavyzdžiui, jis kažkas, žinai, gali, vat, kažkas guli, blėt, kreivai, jis, pavyzdžiui, gali nupyzdinti šitą dalyką. Ir tu jo klausi, tipo, na, tipo, kam, tu, žinai, čia kažkas gal paliko, gal reikėtų gražinti. Ja. Ir jis toks, tai jeigu ne aš, tai kitas. Vat jis nuolat atrasdavo savo pasiteisimą, jeigu ne aš nupyzdinsiu, tai kitas. Bet jis ir iškelia klausimą, žiūrėk, irgi gerai. Nu, jeigu ne, aš tai kitas. Ne, tai tada, bet ne, taip lengviau gyventi. Aš suprantu, taip lengviau gyventi. taip. Bet, ble, ar mes tada, nu, ar tai yra teisinga taip gyventi? Ir mano manimu, taip nėra teisinga Ne. gyventi. Ir kas blogiausia, vat man, ble, nervina kartais, aš tikiu karmą. Bet karma yra paskutinė, nu, Blogiam Karma- žmonėm karma neegzistuoja. būtent, vad norėjau to Nieko, prieit, nes nahui jie ne- netikė. Jeigu kažkas pas juos blogai atsitiko, ai, nu, taip ir atsitiko. Jo. O tu, pavyzdžiui, žinai, bildini, stengiasi būti geras, toliau kaupitos points, galvoju, blėt, gal po to išnaudosi, žinai, į stats susimėsiu, ten Jo. padidinsiu pimpalą, gal, žinai, plaukus užauginsiu, dar kažką, nu, į stats pointus tus. O ir padarai kažką blogo, ir po to, nu, tipo, ir kažkas po to grįžta tau blogo, ir toks, pizda, čia už tai. Ja. Čia už tai, Seni, kad myžau nenuleisdamas dangčio, draugė prakeikė, kad turėjo valytos myžalus, pizda. Tai dėl to man dabar rakytas. Dėl to rakytas man. Ir tu permastai. O tas žmogus, kuris netiki karmą, iš šito nepermastai. Jam apšė pohai. Jam visiškai. Jam pohai. Blet, aš tipo kartais pavydžiu ir aš atsimenu nuo pat paauglystės būdavo tokių hamų kieme, žinai, kur tipo, nu blet, pizna visus karočią pohai, vapšė, eina taip, na, hubibidės, bado kurva visus, na, nu, jokios atsakomybės, nieko. Kaip gyvena, taip gyvena, pohai, vapšė. Aš tokių turiu pažįstamų ir labiau, pažinai, anksčiau mes buvom draugai, dabar pažįstami. Ja. Jie gyvena gerus gyvenimus. Taip. Jie gyvena gerus gyvenimus. Taip, o mes, kurva, kai tu nori kažkam gero, šiaip ir aplinka nori geros, nu, tipo padėti ir panašiai, ir pats nori būti, baby, na, aukoji viską. Taip yra, bet čia toks gal Tiesiog. prakeiksmas vidinis, aš nežinau. Dėl to faina, kada tu turi ne 1000 draugų pažįstamų, turi, sakau, gerų draugų, mažą ratą, po biški kažkas, žinai... Pabiški subildinsi. Ir subildini, ir kažkas, žinai, įeina į tą ratą ir malonu, kad jis prasiplečia, Jo. bet tu esi atsargesnis. Nu, nes turi praktikos iš praeities. Taip. Ir va tas man malonu, kur, taip, žinai, sakau, aš žinau, kad aš nesu ekstravertas, aš toks in the middle, gal labiau net introvertas, bet man kol kas tas tinka. Aš neturiu pilno draugų, aš negaliu pasikliauti ant žmonių. Man patinka, kad mes kalbam labiau, žinai, aš susidarau nuomonę apie žmogų iš jo veiksmų, o ne iš žodžių. Jeigu mes veiksmais kažkur esam panašus, Jo. welcome, tikiuosi mes draugausim, bendrausim, aš tau padėsiu, tu man padėsi ir mūsų santykis tik vablėt, galėsim po to, žinai. Galimai. Birka vienas. Ne tik iš mylimos moters čiulpsi tą bananą šeiką. Yeah. Gal iš vyro irgi, nes jis būtų man mylimas kaip draugas, žinai, kaip bro. Give me your anus, I want some banana shake. I want a banana shake. Ir viskas, ir mes tada, blėt, tų bananų šeikų, žinai, vis daugiau, ir tavo stiklinės, blėt, pilnos, ir jau padaliniesi. Ir tu bananų šeikus visur bananų šeikus. Ir tu sakai, va, įvertink, kai aš tave čiulpiau, jis duoda man kažkokį kino, ten mango šeiko, mes dalinamės, žinai, prasiplečia rinka. Visi laimingi. Ir atsiranda Tailandas, kur ten visų bananų šeiko, watermelon, blėt, banana, hujana ten, ir visi, ir atrodo, ten turbūt čiulpia, visi anus vienas kitam, ir dėl to laimingi. Va, aš čia mes ir užbaigsim. Jo. Aš norėjau sakyt, bet čia labai gražiai užbaigsim. Prašom, čiulpkit. Čiulpkit anusus. Traukit tos šeikus iš ten, dalinkitės, būkit geri žmonės. Ir... Žinai, kaip vadinsis? Nejokinga pakalbinė 54 su... O ne PM5 pradžioje? PM5 su Tomu Rinkevičiu. Tomašu. Aš parašysiu taip, kaip reikia parašyti. Ir čiulpkit visi anusus. 100%. 100%. Nu, palik tada taip, čia gal... Nebus iki galo clickbaitis, mesgi aptarėm šitą gan plačiai. Čia labai svarbi tema. Čia labai svarbi tema. If you want to be happy, čiulpk anusą. Ir gale čiulpkit Bet aš anusus, parašysiu- hashtag, ačiū VMI. Jo. Jo, viskas. Aš buvau Omantas ir čia buvo Tomaš.
Tai turėjom, vat, 5 epizodą ir visai cool. Man patiko. Man irgi labai patiko. Antra dalis atsipalaidavom, tai labai ir jokučių rimtumo. Blet, zybys buvo. Tikiuosi, rašykit. Rašykit, laikinkit ir Aš mylėkit. jeigu visiems netrašau, aš skaitau. Ir reikit į pasirodymą, šprotų pasirodymą. Būtinai. Kaune, Palangoj, Vilniui, Pastongų kieme, žodžiu. Ten visur, ten, blėt, pilna. Aš net būsiu tose miestuose, kuriuose realiai gal ir nebuvau. Ir atvarysiu ir apturėsim apšė gerą laiką. Atvarykit. Ačiū.